taisyklės miegamojo kemperį. Kutentis, mylėti, svajoti, tingėti. Už rankos paėmęs vedėjai iš tamsos, sakei nesustoti, jei pritrūktų drąsos. Neleiskit jam pabėgti! 3 pedalai, ar ne? Jūs 3 pedalai. Biški laivas leidžia, piratai. Aš būsiu startlapą, gerai? Ja, labai gražiai. Mes tą kemperį po kasmet prasivalom, bet kai kasmet paimam jį, jis būna dar žymiai blogesnis. Šiais metais buvo pelių prisiveisę. Rimtai? Jo, ir buvo pelės susisukusios tokio dydžio. Tikrai buvo pelių ir jos buvo kažkur įsiveisusios, galbūt netgi ir buvo užlipusios ant čia, nes vienas katinas tiesiog šmukštinėjo aplinkui, tiesiog varkščiojo čia uoste. Mes iškratėm, jie susimetė stalčių, daiktų stalčių ir buvo pilnas stalčių šūdų tiesiog. Aš galvoju, kas čia per drožlės, tipo, žinai, kaip būna, dirbtinės nagos futbolo. Bet aš panašias pas Ryčką tulkę mačiau. Tai ar yra Ryčka? Ar gali būti, kad praeitais metais tu žirkėnus kišenėliai biški? Ne, aš tik turiu klausimą, o radot mano triusikų praeitų metų? Išmetėm, nes tai buvo visi šlapi, blėt, maišė. Rimtai buvo? Taip, aš ir galvojau, kad aš palikau. Buvo šlapi Ryčkos triusikai maišė. Ryčkos, tai žiūrėjau. 3 triusikai Ryčkos buvo šlapi. O, nice. Vis pirma, yra čiužiniai išpurškiami chemikalais, šampūnais. Tai va, dar negalime pademonstruoti. Dabar reikia palaukti maždaug 5 minutės kokias, kad biškai įsigertų. Ir tada pradėsim varyti. Ir bus sudrėki, kaip mano triusikai. Bus sudrėki, Ryčka. Ryčka, ateik čia, parodysim tau, ką padarėm. Buvo labai daug daiktų, ne? Viską metėm. Ir mano triusikus tu. Jo, tavo triusikai, Bartusevičius visas paklodės, antklodės pagalbės išėjo laukan. Norit, tikėkit, norit, ne, bet čia yra jau 7% išvalytas kemperis. Einam, pažiūrėsim. Žiūrėkit, kaip švaru. Čia yra šveista. Žiūrėk, netgi va taip padarėm, sužymėta. Čia yra mašinai dalykai. Čia yra hamakai, stalo žaidimai, kurių niekada nežaidėm. Čia kas čia bus, dar nieko nebus. Tai bet čia tai nevalyta. Nu, tai dar nespėjom. Čia gyvena peliukai. Jie va iš ten atėjo, čia apsigyvena. Noriu pasakyti, kad antras reisas jau yra tokio plovimo ir pirmas buvo lygiai toks pats. Buvo Krikštolo skaidrumo vanduo pradžiai. Dabar žiūrėk. Aš jaučiu, kad tas kemperis nebuvo valytas nuo pirkimo. O jūs sakėt, taigi valėt prieš metus. Jo, mes valėm. Koks šansas, kad tame kemperį mirė kažkas ir įsisėdo laukan į visą čiužinį. Kad tai gali būti ištirpusių pelių tiesiog. Liko išvalyti paskutinę vietą, tai Bakūro, Vierko čiužinį. Viršutinės mintinė, jo. Nevalom gal. Papreginu, davai. Davai, ir Bartuševičiui čia visai gėtėm gagoti. Einam, apmyškim, Ryčką daryti. Galim. Pažymim vieną čiužinį. Ir tipo, jeigu kas ko laimi, apkeičiam jam tą vietą būtent. Nieko nespėjai šiandien. Nei pasisiuoti, nieko. Nei pavalgyt. Bet aš tau trešinų nupirkau. Su Ryčko susibondinom, nes mes montavom prieitą komandiruotę. Aš mačiau Richardo privačias vietas. Jis matė mano. Aš manau, kad tai padarė mus geresniais draugais. Nes mes nebeturim ką sau slėpti viens kitam. Mes bičiuliai. Mes realiai... Geri pažįstami. Mes realiai 15 minučių viens kitą žiūrėjom akis paskui. O kaip tu paskui uždėsi? Nebedėsimės. O tai kas bus ant tokių varysiu? Taip. O, nice. Naujas dizainas. Bet čia daug šudų kažkokių yra. Nieko, nu purkščiai, kas su flakonu. Nu Ryčka, blėt, nu... Patys pasikvietėt. Tu pasisiūlį šiandien. Nu gerai, pasiūlį. Ant tiek dėga nuo darbų atsakomybių, kad pasisiūlė pat čia pafilmuoti. Nu, aš norėjau su jumis susitikti, senai nesimatėm. Aha. Būtų dėkingai, kad paleičiau tyčia. Jis taip sapaną nurenginėja.
pernai turėjom 5 valandų medžiagos, tu dabar dar filmuoji before viską. Tai kiek kitą metą bus medžiagos? Šiam valandą. Nes pirmą kartą buvo 2 kažkelias, ne? Nes aš nefilmavau podcastų dalių. Nes realiai viskas vlogai buvo. Ai, nu jo. O dabar ir tas prisideda. Bet vis tiek daugiau gavos. Jo, žymiai. Tai dvigubai, man atrodo, medžiagos dvigubai, tai šiemet spėja bus 4 gubai. Filmuoji? Filmuoju. Dabar išvažiuosiu šiandien. Mes sukūrėm taisyklės miegamojo kemperį ir laikysimės jau labai griežtai. Augustinai, matai tą dalį apie bučkius. Tu būsi atsakingas už ją. Kutentis, mylėti, svajoti, tingėti. Pala, čia irgi man reikės. Taip. Saugos taisyklių nevykdai. Saugos, aš tau to iščikno taisyklę vieną įvarysiu. Nu, kodėl tu tas piktas šiandien? Kodėl aš piktas? Atrodo, dar komandiruotė neprasidėjo, bet... Sargiai. O kam? Man Atsisėsk ant tos? ir čia patogu. Ko tu bijai? Nebijau. Riochalas, atsisėsk ant tos sėdynę. Seniai šlapia yra. Kokia šlapia, tai Kebra, aš turiu bairį, čia kaip tai. Dabar keičia dangę LFF stadiono. Ir metą lauką ant žolę dirbtinę. Galim pasimti ir čia pasidaryti vietą kilimėlių. O, nice. Einam, matysim, davai. Kojytėm, kad išlipsi iš lovos ryte, ne? Ir tau bus futbolo aikštės danga. Jūs dabar juokitės, ne, bet pamatysi, aš už kokių 2 minučių būsiu blėdėvas jums. Nes šitas storius, ne, bus, karočią lygiai toks pat, kokio reikia. O, geras, žiūrėk, ir gaunasi aikštelė. Ne. Namų aikštelė. Namų aikštelė, ryčka. Ten matote yra pelių šūdų. Ir čia yra pelių šūdų. Ir čia yra pelių šūdų. Biškai tada žalia, aš turiu taip ir tada ten į galą įkišti. Vadovas airis. Arba baltą gali. Bet Žalis gal geriau. Bet tai nėra tokia fulė. Tai va, žodžiu, šiandien pasidarėm didįjį apsivalymą, išsivalėm kemperį. Pasigaminom naują įėjimo kilimėlį. Ant to kilimėlį bėgėjo Cristiano Ronaldo. Tai... Čia nėra bairis. Ir čia nėra bairis, jo. Realiai kemperiuko vertė pakilo, bum, 20 000 viršų. Ir rytoj vešim į skalbyklą užklotus, kėdės išsivalėm. Visiškai brand new dabar esam, beveik brand new. Visiškai nauji, lietuviškai. Kol ryčkai vidų neįėjo tenais. Jo, ryčkai įėjo vidų ir vėl viską apdėlgė. Tai va, šiandien buvo, manau, puikiai padirbėta. Iki komandiruotės liko, dabar yra antradienis, tai 5 dienos. Ne, jo. Va, technikinė yra praeita, viskas yra dokumentai sutvarkyti, draudimas paimtas. Čia yra įrodymas, kad mašina yra parduota Bartuševičiui. Viskas susimatom labai. Blek, aš taip sakau, liuk tu dabar kelsi šitą dalyką. Čia po metų bus. Tai va, toks recapas. Tai ant galo geriau. Šiaip ant galo geriau būtų. Logiškiausiai. Sakyčiau, man priekį kažkoks šiaip lipdukas gal galėsim. Tai priekį šitas galėtų. Aš tai būčiau sakęs, kad... Nu, šitą vieną padarėm, tiktais nepagalvojau iš tikrųjų net. Ir aš tai šiaip tiesą sakant, netgi būčiau sakęs, kad nedėti geriau šalia paaiškinančio komandiruoti prie QR, kad žmonės nežinotų. Tiesiog jas, jeigu bus komandiruoti, tai jie žinos, ką jie skanuoja maždaug. Sakau, jeigu ką aš galiu pagaminti antrą. Jeigu nebus, tai tiesiog tegul skanuoja, tegul patys išsiaiškina. Atrodytų gerai visai. Man atrodo, kad dedam čia. Reikia žiūrėti, lygiai užsiklijau jau biškai. Dabar gerai. Gerai? Taip, jo. Daug palauk mantelę. Aš tai iškart... Jis žiūrėjo labai lygus paviršius, labai gerai. Aš tai iškart, kaip Kisrekas pradėjo paduoti savo kortelę, aš kraštus žiūrėjau. Bet tu esi labiau ratų žmogus, ne? Koks tai? Ne, nu pas mane buvo ir tas saulėtas dienas, tai tu ką. Lyčka, kaip mėgojai? Tokia komandiruotės klasika, mes pradedam komandiruotę, visi neišsimiegoja, visi iš darbų kažkokių. Vakar iš Pakruojo ateis. Ane? Aš gerai išsimėgau. Vienintelis. Viskas ant kisliako yra. Kisliakai viskas savo rankos. Tavo mažose. Šiandien turi sužibėti. Ir tavo šitos... Vedinam. O kur tu padėjai tuos kraštų padavų pakarlonų? Davajam bairą pagrobėm tą močiutę.
Duliką. Į komandiruotę atvaro. Daiktukai pas Ryčką. Tikrai dar 2-3 metai Ryčka su tokiu jau daiktus atsivežė. Yeah? Yeah, baby, yeah, boy! Gerai. Tai gerai, skelbsim dabar komandiruotę trečią atidarytą, kai kitą nuplėšė. Žygdavai Tomas Kirtelio, mus remia armija ir civiliams. Tiksliau, mane remia armija ir civiliams. Duokit man nemokamų daiktų ir rūbų, ačiū. Lekis, sakėmės, Kaip tai remia, jeigu tu prašai, kad duotų to nemokamų daiktų? Mane rems armija ir civiliams. bet dažniausiai prašyti Lidlo, gali duoti man kokį nors prekį. Tai davai visi davai prisidėkite prie nuplėšimo dabar. Tik jis neprastaigiai. Nuplėšė visą. Tomuš išskyrus tu ne. Ne, davai visi. Griebkit. Už galiuką. Davai. Ir mes kelbiam. Komandiruotės. 3. Pradžią. Mašina važiuoja, tai nepys girmalis. Tai puk, išeinu su mašina laukan. Ir komandiruotė atidaryta. Viskas, nuo čia prasideda mūsų trečia komandiruotė, mes varom į Varėną, nuotaikėlis geras, oras geras, čia mano patalpų balsas. Ir nusiteikimas, koks nusiteikimas? Ciniškas, kokas. Atvarykit, pažadam, kad nelis. Žiūrėjom, iki 6 turėtų palyt, o po to turėtų... Jo, čia irgi yra. Reikia su peiliuku pėduoti, gal? Jo, su peiliuku reikėtų arba su kažkuo. Aš bijau kemperiai pjauti vidų. Čia jau ne, gal pagerins, bet pakenkti jau negali. O mes nedaužysim dabar lėkštės. Dabar reikia tą... Tave daužysim. Operatorius kalba. Jis galvoja, kad kamera apsaugo jį. Spiniais per ilgai vestuvėse dirba jau ir duokit žmogui pamiegot. Ryčkiau belia ką filmuoji. Sako, ką tu čia dabar galvoji, kad filmuoji? Greičiau nuotaką atvažiuoja. Eik židinį perduoda tėvai. Eik. Čiūžinį palikau, tai jeigu reikės man ant grindų mėgoti, turėsit paskonti. Tai aš turiu, pasiėmiau specialiai. Nes tu ten ant grindų nemėgos. Aš per 3 metus dar nemėgau. Nu, dabar gali būt, kad paeis. Aš dabar kalbate apie tokius dalykus, aš realiai suprantu, ant kiek aš nepasiruošęs. Aš pasikavęs rankšluostį, čia petuką. Filmuoji Ryčkį? Bum! Bam! Shazam! Tai jau žinot, nukrįžino, tai jau. Ne, gerai. Parodyk ant padavėjas. Jam dabar tas pats, kai jis į QR kodą žiūrėtų tiesiog irgi. Aš nežinau. Kas tie skryliai? Skryliai groja, gerą muziką labai. Kaip tu manai, kas yra banda? Banda? O čia, kai daug piktų vyrukų susibūrė į bandą, tai yra banda. Gerai, bet jeigu restorane parašyta, koks tai patiekalas? Yra kažkokia tai žodžiai pagalbininkai. Gali sakinėti, naudoti. Gerai, aš ko gero užsisakysiu bandą. Aš irgi tiek, čia visas žinai. Na mes aš išsivaltų palydavęs. Iš komandiruotę. Kas dar barščių kebra? Aš žinau irgi. Pagirėtinės gali įdėt? Ar tik į savo pusę? O mes koldūnų dar užsisakėme. Ir automatiškai po defaultu sriuboji koldūnai. Ir jūs nenustebę esate. Ir čia normalu. Ne, aš šiaip tik sakau, že jai dobrze po polsku rozmawiam. O, tai yra banda. Tomaš, ir tau smagu. Labai, aš niekad nematau, čia labai, čia estetiškai labai gražus patiekalas. Slow motionas čia bus. Atsargiai, nes užlapik labai instrukcijos žaisliuko. Aš turėjau tiek pravalgyti šitos ištižusį šokoladą. Kad Visvaldą Matijošaitį Nu, išimtų tiesiog. čia yra
Visvaldas, o čia ką mes apie galvojam. Kaip ir tikęs Visvaldas, nesunaikinamas. Čia mi žaisliuką. Visvaldą mane paaiškiau. Krabas. Patiešaitis. Krabas. Kokios skanus mango. Pasiekė padulę lūpą. Labai skanus ledai. Jeigu iki kitų metų nebekartosit, tai bus per video. Jūsų ledai. Prognozės. Va, išsilaikykit iki kitų metų dabar. Ne, jau mes 5 metų. Tai gerai, mes po to užbūstinsim čia belekas. Sveiki. Labas. Aš jau išsirinkau. Kokios ledus norite? Aš labai noriu šitų mėtos su šokoladu. Į vaflį rindę. Į vaflį. Nes tu vaflis. Labai atsiprašau. Prašau. Labai ačiū. Dėkui. Ledžiuką. Labai gerai. Super. Pradžioje super. Ant kiek? Prasme? Aš galvoju, Domas neėmė ledų, paprašy, kai jis pasimtų savo ir tada duotų man. Supranti, kad, žinai, ką aš norėjau sakyti, kad tu supranti, kad komandiruotė prasidėjo, kai net ministrė parašo. Žinotės, taip, kad neišduokim, kuri gal, bet labai su inovacijom susijęs. Čia, kad garbanotam idėjom labai, ne? Harmonaičiai. Tai va dėl šito norėjau būti populiarius. Nu ką, tu šios skėčių pasiimti? Taip, gal nemokam net. Nu, atidarykite. Audra pareina greičiau. Aš taip nenoriu, kad pirmam renginį Lietuvos grotų. Tik atsargiai, nes į dantis gali pareiti. Ir tiesiog iš čia išmuša sieną. Aš bijau renka, kai išpris gali pristi. Sulaukai, ble, galvoju, kad purkši ką tik. Bet sunku operacija būtų. Jis tiesiog, va, žiūri į akernėlį ir sukioja tą daiktą. Ir aš galėčiau filmuoti. Ir biškai paridinam, biškai patolinam. Viskas nufilmuota. Galima taip važiuoti? Uba! Ei, Ryčka, nufilmuku, tu nespėjai. Ką tu darėjai vakar? Viską spėjau, dirbu. Nieko tu nespėjai. Mes pasakom žodžius, tu tik tada atsaki kamerą. Dinderį mušiai. Susijink, Ryčka. Palauk tai vens. Laikai savo... Ne, Laikai savo pimpuką. Laikai savo pimpelytį rankai. Peliuką. Savo peliuką. Smaugia žąsis. Nu čia puikiai. Tik tai dabar klausimas, kiek toli kemperį ten statyti. O per vidurį. Aš manau, kad tiesą sakant, va čia kur nors kemperis. Nes čia 2 PM gali čia įsėdėti easy, vien per vidurį. Tai šaunai dar 300 žmonių top ant sėdimų vien. Easy. Tik tai, kad reiškia. Toks ramus tau prieš kamerą, bam duris. Aš eisiu dabar, kur tu eini. Už rankos paėmęs vedėjai iš tamsos. Sakei nesustoti, jei pritrūktų drąsos. Vis tiek muzika gros. Naktis be griaustinio. Neišeik man tai. Gabrielė Vilkickytė. Tu mano saulė naktyje, tu mano šviesa. Ką tu čia spardai? Aš ligonis, tau, aš turiu išrašą. Lyja per tave. Aš nepakaltinamas. Pro nosį. O kaip pradėjo pilt. Ne? Ai! Ai! Aš ir nesuprantu. Ai!
Aš šiaip žinai ką, man tai čia būtų apie... Baig. Va čia būtų tokia tiesiog akcija. Aišku, Ir tu žemyn turi. Ai, bliom. oh damn. Ei! Čia stand-upinsi, seniai. Bet čia? Čia. Čia. Aš net nežinau, ką tavęs kaip. Lecho įdomu, o dabar per Lietuvą yra taip, kad šiltas ežeriukas turi būt? Galim protestuot? Blem, aš biškį bijau. Davai visi Lenką metam! Visi Lenką metam konkurencijai! Mes prieš tautinį neapykantą. Lenką, pareim. Imkit vaikai konkurenčiuką ir meskite lenkiuką. Apsupam. Neleiskit jam pabėgti. Švypse. Šnypia. O kur čia galima sisiuką padaryti? Oi! Pirmą kartą Lenkas išlapo, tai labai nemalonu. Gal į kemperį einam vidų? Čia galim, jo. Nes kažkaip netikėtai užkliupo. Čia nelyja. Nu, blėt. Blemba ir vietos nebeliks. Nulis, po to vėlės. Jo, einam vidų, nes... Let's go. Tai išeik, taigi už ežeriuką pamiršti. Žinai, kai daro tą. Ir sadarim per veidą. Nors galėjau daus išlapti. Visą Čia mano šūkis, jie pamiršti irgi. Ai, sorry, Ryčka, bet dėl content. Buvo tipo, Ryčka, eik tu iš ten filmo gerai. Bet čia tik atrodo kemperį, kad čia niekas savo, bre. Bet pažiūrėk, kaip lyja. Pirma diena komandiruotis. Bet iš naujo labai tamsus. Noriu pažiūrėti Flinto komandą. Parod. Nu, čia sakyk. Kad pirma diena čia komandiruotis. Pažiūrėkit. Atvažiavo pūks. Bet turėt du, kad viskas aišku būtų. Priklauso nuo to, kaip šiandien pais. Bet čia labiau aišku dėl apšilimo ar dėl manęs? Dėl tavęs. Dėl tavęs. Kaip sakė Jessica šiandien dėl tavęs. Dar jinai sakė apkabink, taip susipras. Dėl to kalbėjimo, kad nesigautumėm po to, kad mes kalbame apie pernai metų komandiruotę, kai pasakosim, kai pernai buvo, žinai, tipo, nu, kad nebūtų toks, kur vis tiek per video įdėjom viską jau. Jo, ne, nu tai ne apie eilėraščius jau nebekalbam, bet jau nebesakom. Viskas, baigia lyt. Tai jau vaikšto, tai reikia galvoti, kur statom. Tai čia statom. Nu da, sirniai. Kiek čia prilėp bala? Bilečia, belekas žinot. Čia dauba. Mes kažkokiam kaip slėnyje atrodo. Išeikim pasižiūrėti, kur mes statom tiksliai. Realiai aš neįsiu. Aš irgi ne. Galim pavažiuoti prieki. Va, aš taip negaliu sau leisti. Bet reikia, žinok, išdrįsti. O galim padaryti efektą, tipo, kad aš Jėzus ir per vandenį einu. Tai dabar taip ir atrodo. Taip ir atrodo? Aha. Blecha labiau per asfaltą atrodo. Bet užfilmuota kaip Top Gear, geriau kadrų, taigi pažiūrėk, atsispindi kemperis akujan. Dar darai? Žmonės mūsų, kurie atvarys su kėdėm, kad jie statytų tas kėdės čia. Man tai irgi smagiau atrodo. Tai jo, tai klausimas, tai kiek jų bus su tom kėdėm, supranti? Nu, pavyzdžiui, net ir dabar, tarkim, Hebra jau atvarius ten stovi parkingė ir jie sako, ar mums atsineš savo kėdės ar ne. Tai manau, kad daugelis bus tikrai pasiruošę. Aš tiek esu parašęs, kad būtų su kėdėm. Mums turbūt reikia spręsti, kiek man... Nu, va, Džek, kur ta linija? Čia gal biškarčiau. Čia, va ta linija. Sakau, kemperis Tai tada irgi dar galės šonuose apsistatyti. Davai, man šiaip irgi atrodo, kad čia yra labai legit. O blėt, pravažiuosim. Šala, ai ne, pravažiuosim. Ir vėl blogai. Oh my god. Gerai? Ne?
Kas čia vyksta? Atrodo, kad aš... Turiu pataikyti iš pirmo karto. Atrodo, kad sapnuoju aš. Jau net nebežiūri tą kalbą. Piko diena. Visi vėl duris atsidarys. Gerai. Gerai. Turim. Gerai? Turim. Ne per daug? Ne. Oi, koks prikolas. Gerai, viskas. Diena. Suvažinėjai, Rička? Jo, aš nenumirtau. Supykino? Pilvuką. Kaip nemegojęs, atrodai visai gerai. Jo. Atrodai kaip kem 4 būdamas. Tavo du kukuriukai. Kur akis net nesimato mano veide. Du kukuriukai. Tavo du kukuriukai. Aš kaip vienas didelis kukuriukas. Nerodys. Rička, teik. Bet tai ten yra kamera pastatyta. Kas tavo rankai, blėt? Kažkurio... Ne. Ne, einam ten, davai. Nes ten yra kamera, tai... Palauk, nu tu kas tau yra, nu? Kur? Eik daik. Nu gerai, ramiai. Ne, tam bus pagrandukai. Aš Elas. Pusė gesintuoja, koks Elas? Tu nori būti Elas. Seniai. Ne, taip gerai nugrės FBI atrodytų, pizda. Jo. Kinai tas agentų striukės. Tau Dar racijų reikia. tinka, nes pas tave atrodo dabar, kad presas yra. Na, tik dabar atrodo. Taip atėjo trenkė tiesiog. What the fuck, seniai? Rička raminkis rimtai. Veidas, pjauk į veidą. Tokia nuotaika. Pakeitei spalvą? Kepurė. Jinai pati keičias. Priklausomai nuo nuotaikos. Kaip chameleonas. Ne, kaip tie žiedai, kur būna ant pirštų užsėdė, kad durnas panas nešioja. Kur po karštų vandenį ir šaltą. Jau keičia pagal nuotaiką. Speederis. 1L Ričkai, 4XL tai mum ir 2XL jiems. Koksai Ričkai? L. Nu jis tokio prašė. Ką tu esi Spogina tu. Rička? Spogas. O tai kas, aš Emas galvoju? XXL. Jo, šitas mano. Gerai. Jo. Aš ne. Nu, tai turėčiau būti Emas. Tai čia. Bet tai gerai daro. Atrodo, kad į sportą šventė, jau į stovyklą sportą. Į storaliukus. Reikia laikytis. Nėra šniekas normaliai. Tai turbūt žinai, kad yra taisyklės, kurių reikia laikytis ir tai yra šventas dalykas, ką mes dabar padarysim, tai yra išventinimas. Turbūt žinai, kaip tai atliekama, jau matai ar ne? Aš tikiuosi, kad atnaujinat jau, kūrybingiau buvo. Iš prasme, lygos teisės visiems. Taip, yra kaip yra. Ir jokios diskriminacijos. Jo, mes jeigu būtume, su panelėm būtų kitaip, tai Rička būtų irgi jau buvę kitaip. Ko čia aš? Turim tada daryti taip, va. Taip. Dabar perdodam rankas turi ištiest, o perdodam džempą ir dabar tas dalykas, tai yra sveikam. Pilnavertė komanduotės narė. Ačiū labai. Bravo. Viskas priimta. Jokingai, nes tu pati ir sakinėjai tas dienas. Ačiū, blemba, kokie geri šitie. Aš teidžiau iš to. Aš kartą, Labai faini šitie. grimulį vieną. Jis mane muš dabar nori. Sakyk, kad čia. Bet taigi vakar veikė. Tai veiks tuoj vėl. Čia panašiai kaip kemperis su kitu. Bet pas mus brandai, Ne tą kūrai pylį gal. prabangiai brandai Hyundai, Fiatas. It's for you, my friend. Nešiok garbingai ir nedaryk gėdos, gerai? Gerai, ir tam, ir savo. Norėčiau pasakyti, kad ant nešaugimo, bet ne. 2XL. 2XL. Ačiū labai. Neišpurlink. O Čia sunku jau bus. O tai kažkaip skiriasi nuo praeitos komandiruotės. Rička. Nu jau. Domas turi būti šitas. Rička. Tai ir ta. O kodėl mes neinam ten, kur kamera pasakiau? Tu žiūrėk palaikyk. Čia atrodo kaip auga blizonas išskalbtas 200 laipsnių temperatūroje. Teik mažyti.
Mano Ryškiai pisimpliukai, tiesiog. Ja, tu esi nusipelnęs gauti vieną. O kodėl aš? Kodėl kitiem nedavėm? Visiems davėm, visiems. Taigi aš filmavau, nedavėm. Ne, Su kamera, pažiūrėk. Nu, tu nebijok ateik čia. Nu, duok. Nu, tai ko tu bijai? Tai tu paspask ranką pirmą. Nu, dai. Čia. Taip, paspask, nu, blėt. Nu, man nepatinka. Lapiuk. Tu atsiriši į Kaip tu kamerą. filmuoji dabar, jeigu tu... Ačiū. Gerai, kas toliau? Tu esi visiškai kaip voverė, kur ištraukia rieštą ir pabėga. Neturiu. Neturiu. Ryčka, ateik. Ateik, Richardai. Ateik. Ko bijai, kas yra? Kodėl jis iš visų pusių? Ko tu bijai? Tu užstoji kamerą. Jau kažką darys tikrai. Ateik, pasiim, Richardai, pasiim. Eik, eik pasiem. Nesipriešinti, neskurės. O tavo? Ateik, Richardai. Richardai, imk šitą, imk. Nu, baig. Richardai, imk. Oi, Jėzus. Oi, kaip gerai. Sušapo patą. Tau pysė kalėjime būtų. Nebūtų, aš susidraugaučiau. Su tokį jokų. Nu baigit. Primena anų metų anykščius. Oho. Ta prasme, anais metais mes visur atrodo kaip per slalomą aplink Lietuvą ėjom. Šiais metais kaip į sieną pataikėm. Pirmųjų bandymų. Bet nelis. Ant renginio nelis. Kai žiūrėsit jau video, bus dabar žmonės saulėj apšviesti. Bus fainai. Pats netikiu, ką sakau. Ir pagal jūsų audringus pajimus noriu pakviesti čia prie šito nuostabaus kemperio ir nuostabios publikos Airidą Jankų, Mantą Grimalį, Mantą Bartuševičių ir Antaną Kislek. Hejo, kaip jūs laikotės? Yes. Sveiki gyvi, čia yra mūsų pirmasis ir mes atidarom komandiruotę jau 3 metai iš eilės. Pasirinkom Varėną dėl to, kad čia yra Dzūkijoje yra geriausia vieta ir patogiausia iš Vilniaus. Tai 2 dalykai, dėl ko mes šiandien čia. Kaip nuotaikos, gerai nusiteikę visi? Gerai, labai fainai. Anais metais po Vočio kempingį jūs turėjot Katlerį, šiandien Kisleką. nes jau čia... Kaip aš greit augu? Jo, arba kaip jūs apgauti esat, tiksliau. Tai aš iš pradžių gal tada papasakosiu tokią techninę šiek tiek informaciją, o tada jau galėsim pasileisti plaukus. Tai tiesiog aš norėjau... Plaukus pasileisti? Plaukus? Dabar girdžiai. Kodėl tu mane įžeidinėjai ir Tomašas verkia dabar tiesiog? Gal klausimas dar, kas buvo pernai šitam renginį, kuriam nors mieste? Pablokit. Okei, žiauriai fainai. Tikėjomės daugiau, bet fainai, gerai. Dar vienas dalykas. Aš nežinau, kiek jūs pamenat, kiek esat matę prieš tai komandiruotę, kiek dalyvaut. Mes visą laiką mėgam kemperiukį ir mes darom visokias lažybas. Ir šį kartą mes norim, kad jūs nuspręstumėt mums užduotį. Tuo pačiu, ar ne? Jo. Prie lapelių, prie klausimų. Ir jeigu ta užduotis bus, kurią būtų galima įvykdyti čia, mes nuspręsim gale komandiruotės tai padaryti ir išsiaiškinti, kas kur šį vakarą miegos. Geriausios užduotis ne fizinės, galiu iškart pasakyti iš patirties. Taip, tau reikia pajudėti. Jo, ant lovos, kai mėgos. Su kuo tu judėsi ant lovos? Koks tavo reikalas? Su Ryčka, beveik garantuoju. Beveik garantuoju. Smooth operator bus. Ir Ryčkas saldžiosios lūpytės ralysis yra, jeigu ieškosit kas nors. Dar dėl tūlikų. Nėra. Mes mum ir patiems, žinokit, čia biškelis siurprizas yra, mes bandėm tojus gauti, bet nesigavo jau, nes per brangu buvo, ką čia. Galiu meluot, bet per brangu, tiesiog buvo.
miškit vietai, mum 200 mes nemokėsim. Tai va, tai tokia informacija trumpa, o dabar, tai gal padarykim tai, ką mums reikėtų padaryti. Kaip visi Visi pasiruošę. Fuck, gerai. Masinis alkoholizmo sensas čia yra dabar. Palaukit dar, ar jūs juokaujat? Būkit pasiruošę, bet dar nelaužkit. Gerai. Dabar norim visiškos tylos. Kur gerai veikia. Ir dabar mantelė, tu padaryk tai. Ant 3, ar ne? 3, 2, 1. Tai vis įspūdingėja kiekvienais metais. Vis įspūdingiau, tai sveikata visiems. Kaip matot, šiais metais mūsų niekas neberėmė. Popieriniai maišeliai. Jo. Man labai patinka, kai kiekvienais metais jau vis tiek didėja to komandiruoti ir susirinka vis daugiau žmonių. Ir labai svarbu pamatyti, su kokiom kėdėm jūs atvarot. Ar ne? Gerai, palauk, dabar niekas nieko nesakykit. Ar jums visoji šitoj minioj neatrodo, kad yra vienas, aš jau matau išvengia. Ar jums neatrodo, kad yra vienas žmogus, kuris biški persistengė su kėdė savo? Sen, ką tu čia vaizduoji? Aš tikiuosi, kad tu luošas esi ir tu vežimėlį dabar sėdi, nes jeigu ten tik tiesiog kėdė yra... Jisai atrodo, tai aš nežinau, kaip ten parasparnis buvęs. Su parasparniu nusilė. Arba jį arklėje atitempė čia su ta kėdė. Ne, ko jūs nematot, kad kažkur dar vergas turi būti, kai atitempė šitą? Aš nežinau, kaip tu atėjai, bet tave išneš tikriausiai 4 vyrai tiesiog. Sen, va kas togą turi, tai šitas žmogus. Nice. Super. Tai pagarba jum. Šiaip įdomu, iš kur paplokit, iš kur esat. Nemažai iš Alytaus. Gerai, yra iš Alytaus žmonių. Aš spėju, aišku, kad o iš Varėnos. Iš Varėnos yra? Kaip atrodo varėniečiai? Yra, gerai. Pasakiau, nafik mums daryti prie Varėnos, jeigu net važiuoja varėniškiai vis tiek. Bet yra, gerai, labai džiaugiamės. Ir aš manau, jau mes galim drąsiai pasakyti, kad visą laiką turbūt komandiruotę pradėsim Dzūkijoje kažkur. Ir gerai, dabar atskleisiu... O galim pasakyti, kad čia buvo sunkiausiai derinti šitą eventą? Ne šitą buvo. Oi, ne. Sunkiausiai buvo derinti tą, kurio negavom. Gerai, aš dabar... Mantelė, tu nori daryti saloj. Taip. O tu žinai, kad visos salos yra saugomos. Kur sako, ne, bet tai mes su kariuomenė negalim. Taip, vandens saugomos. Taip, aš žinau. Bet pasirodo, kad salose iš vis negalima daryti renginių. Žinot, kur mes turėjom visi susitikti šiandien? Mes turėjom būt, kur yra prie Merkinės ta sala tokia didelė, nuo tilto, kur matosi, nuo Pasaulio puodų, kur matosi žemai. Tai turėjom ten būt. Bet ten avis gaunas, tai Bet mes jau buvom viską apsvarstę, kad tipo, mes su kariuomenė, mes šiaip iš tikrųjų būtų turėjus kariuomenę pergabent mūsų kemperį. Nes jie arba sieną saugot dabar, arba... Jo, ir mums tiesiog gal biškai nesmagu pasidarė, kad kariuomenė... Nes tai migrantai jie nesiekia, jie nedėkoja, supranti, o va žmonės, tai kitaip. Jo, tai nesigavo, bet aš pažadu, kad jeigu ne kitais, tai dar kitais metais mes tikrai saloj kada nors padarysim ir jūs visus pakviesim. Nežinau, ar žinot, tikriausiai nežinot, nes jis net tiek yra jums įdomus, nes nebuvo Kislevo gimtadienis. Taip, ar ne? Aš noriu paplotumėt Kislekai. Labai ačiū, aš labai stengiaus, gimiau. Ačiū tavo tėvams. Kelintas tu vaikas? Ble, 6 jaučiu. 6 vaikas? Tai tikrai tėvam galit paplot. Nežinau, ir daug darbo buvo ten. Man daugiau darbo laikytis buvo. Čia skamba kaip pilnas etatas tėvui tiesiog. Čia žinai, kai tu šiam autobusai esi į parką labai skubai ir tu tai laikytis, kad neiškristum. O kiek iš viso vaikų yra pas jus? 8. 8? Jo. Ai... O čia yra verta, tikrai planuoju. Čia ne tos poros, kur susitakė mūsų šeimą kelia demografiją. Nu, nebegerai, kėlė. Bet jau čia ir pisas 8 kartus iš viso. Bet visi sėkmingi, 10 iš 10. Kaip Jokičius mėto, taip va tavo tėvai. Ir taip, jiem čia irgi darbas yra. Kai paklausė, koks jausmas buvo, tiek vaikų užauginti, nu? Aš galvoju, pala, 8 kart 9 yra 5... Kiek? Aš tu neklausau manęs. Ką tu skaičiuoji? 70. Tavo mama 72 mėnesius buvo neščia. Ne. 70, nes anksčiau gimė. 7, sorry, dėl tave prisiminiau. Jo.
Wow, čia pilno etatų skaityti. Čia žinai, kas buvo, kai jinai buvo dekretinio atostogų vėl išėjus, jos direktoriai taip pat šnekėjo. Kiek? Vėl? Bet mes tau turim. Jo, mes tau turim dovaną, aš tokią įžangą padarysiu, kad įvesti viską. Žiūrėk, tu esi mūsų toks kultūros žmogutis. Vis tiek tu mėgsti gaminti savo jobunus bomšpakius ten su visokiais kiaušiniais taip toliau. Tu mėgsti ten makaronus gaminti su krevetėmis, tu geri tokį kažkokį išskirtinį alų, ten dar visokį. Tai mes tau turim tokį išskirtinę dovaną, proš. Aš dabar einu ją paimsiu, jūs užimkit publiką, dabar gerai biškai. Jūs plokit. Tai iškart galėjai pasiemti, nereikėtų. Dabar kaip rolas jaučiuos, kur... Nu, ketvirtoj komandiruotį geriau bus biški dabar. Jo, bus. Aš tai žinau, ką tu turėsi daryti. Mes nesugalvojom vieno dalyko. Gerai, aš sugalvoju. Jo, turėsi fizinį dalyką. Fiziškai nedovana. Tau dovana, tu turėsi, žinok, čia tau intervencija yra. Visi čia yra, čia fake eventas. Čia tau intervencija dėl to, kad tu biški pajudėtum ant tavo. Kaip manot, kiek jie metų yra? Jo. Paplokit, kas galvokite virš tram. Paplokit, kiek man metų. Aš tikiuosi, kad greitai. Tu dabar atrodai arčiau Skirmanto Malinausko negu... Taip. Negu dvam... Aš bandau ištyrti, aš kiekvieną dieną tyrimą atlieku, kiek galiu alaus išgerti. What the fuck? Mes tau iPhone'ą norėjom padovanoti. Nebijokit, jis profas. Gerai, iš pakoks ir iškitavo pro. Įsipainėjo beisbolo lasdėjam, Jėzus. Nu, davai, pasižiūrim, kągi gavai dovanų. Nu, bravo, sveikinam su gimtadieniu tave visi. Jis jau pavargo, oh my god, į pinjatą. O mes dar užduotį norim daryti vakarę, ne? No. Ok, gerai, tai ką gavai? Gerai, pirmą turim bomšpakį, šitas geras, su jautiena. Gerai, kas dar? Gerai, ispaniškas mėsiukas. Ne, nereklamuok, tik parodyk, pasakyk, ką gavai, nereikia. Mėgta Lidl per ispaniškas dienas. Aha. Gavau kažkokį automobilį. Lego gavai. Jo, Lego. Gerai. Čia pagrindinė dovana, tu juokauji, čia apie 5 eurų yra. Jis kiekvieną gimtadienį Tu bomšpakį labiau džiaugiais negu... Nes aš jį suvalgysiu. Teizė. Aš sakiau, kad tikrai geriau galim išleisti. Ne, Lego bus labai patenkintas kažkokią mažinimą. Aš būsiu patenkintas, aš pripysiu ir po to hamakė dėliosiu. Gerai, labai ačiū, esu labai dėkingas, ačiū visiems. Sveikinimai, prisipažink, kiek tau sukako. 27. 27. Aš šiemet, jeigu mirsiu... Aš negaliu žiūrėti rimtai dabar stakimui. Aš šiemet, jeigu mirsiu, visi tiesiog prisimins, kad aš būsiu Lietuvos Club 27 atstovas. Jo. Mes Kas dar yra? Čia geriausiai, ką mes išsiunčiam į Club 27. Ble, tu pavėlavai, jau būtume geresnį išsiuntę, bet visi peraugo. Man tu dabar panašus į žmogų iš klipo Mama nupirk man sombrero. 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 Mama nupirk man sombrero. Aš čia žyduką pasigimdžiau, ar kas čia daros dabar? Su tokia skeibelė žyduką. Šiemet kemperių turėjom naujų gyventojų. Tai vienas iš jų buvo Pelėsis juodasis.
Visas kemperis buvo jau. Aš sakiau per podcastą, nežinau, jūs pritarsit ar nepritarsit, bet man Kislekas yra komedijos pelėsis. Toks visur įsimeta, toks net nepajauti, kaip įsimetė ir išsiplėtoja, išsikeroja, jau jis išpralauš vieną šaltą. Neįmanoma tiesiog, neįmanoma išnaikinti. Bet aš tas geras, kurio sūrio būna. Ir gali valgyti. Tu tas, kurio gali kvėpuoti, jo. Bet smirda. Tai žinai, kur gali tą sūrį valgyti, bet smirda. Taip. Pats sūrį smirda. Turėjom ir žirkyčių įsimetusių. Jo. Labai. Bet pakeliui išlypo. Taip. Na tai jau kur tu nepasakysi šito bairio. Nes kemperis stovėjo prie mūsų sodybos. Ir sodyboje pas mus ten, kur mes nusipirkom pelės buvo, žiurkės turbūt, nežinau. Ir mes jas bandėm visaip išnaikinti, dėjom ir nuodų ir visko. Ir staiga vienu metu pyst nėra sodyboje, nei vienos pelės nematėm. Ir tada parveža, jūs patikrinot kemperį ir kas buvo mano kaldroje ir pagalvėje. Tiesiog, žinot, kaip būna tie dripsniai ryšių škodiniai. Visą pagalbę buvo tiesiog prišikta tu, tipo... Sakau, jokingiausia, mano rūbų nelėtė, mano daiktų nelėtė, man to nelėtė. Viskas Bartuševičiaus, kur nuo pagalbės, nuo pledo, viskas buvo prišikta, išgriaužta. Bet žiūrkiai ten gyventi reikėjo. Va čia blogiausia. Ten nemaža dalis mano. Tu jau pernai man to žinojai, kad ten buvo jau. Jo, man pernai buvo jokingesnis faktas tai, kad vienoj vietoj mes, biškelį buvom išgėrę ir aš pasiėmęs valgyt buvau nusipirkęs ir šokoladą nusipirkau. Esat kada nors kas nors valgė šokoladą ir užmigė? Eik, tai savo, aš net nepajutau, aš atsikeliu. Kažkas netaip su veidu, nes, žinot, kur tą padarė ir jau tik kaip suskerdėja veidas visas. Ir aš pasižiūriu, aš visas šokolade. Kaip Selas sako. Tau labai patinka, nes Mantelis viską daro pagal maisto piramidės, bet atvirkščiai apvirstą dalyką, kur mes kažkurį rytą atsikeliam, gražus rytas, viskas tvarkoja. Ir kažką šnekėjom apie sveiką mitybą, mes nedėjom šitai komandiruotę, bet Mantelis pirmą dalyką atsikimšo Monsterio ir Mako burgerį tiesiog taip nuo pat ryto. Iš vakar dienos dar. Šiaip mes turim šitą nufilmavę, turim, neįdėjom. Sveikinu. Gerai, gana apie mane, apie Airidą pakalbėkim. Prisimenat, kiekvienais metais mes pradėdom, tie, kurie buvo, arba tie, kurie žiūrėjo komandiruotę, prisimenat apie tai, kaip mes pradėjom, kad Airidas įsiskyrė su pana ir kad jis rašė eilėraščius? Kas pasikeitė? Kas pasikeitė Airido gyvenime? Tu turi paną? Jo. Ir ką darai? Vieną eilėraštį parašiau. Bet labai gerą, bet niekam nesakysiu, nes visi žvengia dukai. Va dėl to būtent ir neplojo tiek daug žmonių, kai klausiam, kad daug čia esat antrą kartą, nes tu visą laiką galiausiai duchais pavadini, visą laiką publiką. Jis be bilieto tiesiog atvarė, matai pat man. Galite kiškit pagalį į dviratį. Neleiskit atsisėst, jeigu atsisėst, mes jį pamesim. Bėg, Toma, bėg! Pagalį pasim. Ai, nesu apyrankė, nebėg. Ne, viskas gerai, okei. Jo, aš parašiau eilėraštį ir tada aš tuo metu būtent montavom video pernai metų komandiruotės ir aš tik tada atsiminiau, ko nereik daryti. Bežiūrėdamas, bet patiko labai, sakė. Ir tu dabar esi santykiuose. Jo. Super, sveikinam. Linkim. Pirmą kartą turbūt yra taip, kad mes išvarėm į komandiruotę. Visi su panom? Ir visi esam su panom. Tu su panom? Nu jo, bet... Jį taip sako. Man keista, kad jūs nenustebot, nes turėjot suprast, kad tai reiškia, kad ir Grimalis yra su pana. Nu, tai kaip tau? Gerai. Wow! Ne, gerai, bet yra, aš esu pirmą kartą. Aš pirmą kartą turiu ilgalaikius santykius. Aš pirmą kartą turiu išdraugavęs... 2 mėnesius. Čia ir skaičius jau. Mes dar papietaujam kitą dieną, taip gal. Bet aš sakau, kad aš pirmą kartą jau išdraugavau pilną ciklą. Jos ar kokį? Ir jos aš apturėjau Valentino dieną, Kalėdas ir gimtadienį jau. O, wow. Man taip žavu, kad tu sakai Kalėdas po Valentino dienos. Aš nesuprantu, kiek tiksliai jūs laiko draugaujate. Nuo gruodžio iki vasario. Kalėdas Valentino diena ar Valentino diena ir Kalėdas? Per stiprus, aš nežinau, aš nepažįstu mėnesį. Tu per stiprus esi, ne? Ką? Jo, tai yra tų tokių, aš labai mokausi iš jūsų, ką nedaryti. Kad jie eitų tie santykiai.
Taip, bet vis tiek padarau klaidų. Pavyzdžiui, aš nežinojau, kad panos merginos, daug jau klaidą darau, kad jūs visas į vieną sumetu į kupetą. Kad Ne, tai įvardyk, Agnė, kabėlė vis. Aš taip pasakau, mes varim tipo paaiškilaut, žinai. Ir sako, aš ten įsidėjęs tą, sakau, nesidėk, nes jūs panos ir tai daug prisidedat. Kas tos jūs? Kas tos jūs? Keliese mes čia kempint varysim. Naujokas. Bet nuoširdžiai, žinau, aš toks pasiūliau, aš blogai pasakiau, žinai, gal įsidėk, bet aš tiesiog ją suabsoliutinau su visom ir čia buvo žiauriai didelė klaida. Man patinka, kad visos panos yra išskirtinės. Jo, tai va šitas dalykas ir paskui... Su tėvais susipažinai? Susipažinau su tėvais. Gerai, ką tėvais galvoja apie tave jos? Čia įdomiau yra. Aš nežinau, aš gal nors esu biškai didelis ir atbaugiai atrodo, tai su manim daug nešnekėjo. Nebūtinai dėl to. Čia ne iš tų anekdotų, kai jaunikis tėvo bėga, tėvas jaunikė bėga. Man tas atsisėdęs tėvų gersiu su manim gydino. Ja, taip pasiėmė. Tai aš su tavo dukro dabar. Aš taip tavo dukrą pėsiu. Jeigu tu ką nors padarysi savo dukrai, aš tave susirasiu. Tavęs tas pats laukia. Ne, normaliai, tas nebuvo kažkas įtampos, aš tai ir paskui šnekėjom, kur tai pasako, kad galbūt įpareigoja kažką dar daug, nežinau, viskas smooth praėjo, žinai, tipo nebuvo tokio per daug. Pavyzdžiui, buvom išvarę iškilau ir žiauriai fainas jausmas yra ugnį užkurt moterį. Kur tu labai vyriškas. Moteriai ar laužo užkurti? Užkurti laužo moterį. Vis dar neaišku, ką tu nori pasakyti. Užkurti gyvą laužo moterį. Na, biškiai aiškiau, okei. Užkurt šiltą laužo moterį. Šalčiau dabar. Žodžiu, užkurt ugnį moterį. Užkurt meilės ugnį moterį. Užkurt. Tiesiog užkurt moterį. Ar buvo naudojami degtukai ar ne, pasakyk situaciją iš tai. Pirštai ir degtukai buvo naudojami, bus iškirti. Ką tu ten bandėjai užkurti? Nes jeigu sakysi, kad daug trint reikėjo, vis dar neaišku. Tai pirštais nepaėjo, naudojau degtukus. Aš prieš tai pasakiau žodį kaladė, aš turiu žiauriai keistą dalyką. Aš kai pasakau kai kuriuos žodžius, man automatiškai atgyja tam tikri susirimavimai, kurie yra iš dainų, kai kurių. Arba, žiūrėkit, kai aš pasakau kaladė, nėra, kad kam nors į galvo iškyla, kas norėjo tas jie badė. Žinot, tipo, arba pavyzdžiui, kai pasakau... Šitokia daina yra? Jo. Ko tu klausėjai? Stora boba kaip kaladė, kas norėjo, tas jie badė. Čia ne aš sukūriau, aš net nepritariu. Bet, tautosaka, aš neišmesiu, aš negaliu sakyti, plona boba kaip kaladė, kas norėjo, tas jie badė. Nes ne visi jie badė, beje. Tai kas norėjo, aišku, nu. Jo, kas norėjo. Nes badymas nepriklausomybė, jeigu aš noriu, galiu nustoti. Bet kada? Man lygiai taip pat yra su žodžiu bananas. Nežinot, žinot JBC dainą vieną? Yra tokia viena daina Nakui. Jibina važiuojant vaibinas, kad... Jo, ir bananas paskendo, aš lygščiau jos bedugniai. Aš nežinau, kodėl. Bet taip nerimtai skamba, kai tu su tokia pūrės ir sakai iš to žodžių. Tu tiesiog atrodai kaip vaikas, kuris ką tik išmoko keiksmažodžius ir atarė visus pasakyti vienu metu. Atrodo, kai mes paklausim, kiek tau metų, tu sakytum, man 7,5. Ne, aš tiesiog kaladėlę parodau skaičių. Man tiek. Ir dar yra, Paulius, šitas geras pastebėjimas labai, kad kai kas nors pasako galbūt, automatiškai per daug ir per ilgai mes kariavom. Ir padaro pauzę, galbūt. Taip. Galbūt per daug ir per ilgai mes kariavom. Jo, šiaip dar noriu papasakoti vieną dalyką, kas nutiko mano gyvenime. Aš turėjau kelias operacijas. Man operavo ranką. Ir aš noriu paklausti, ar yra čia galbūt chirurgų? Jo, nes čia jie yra. Tu. Žiūrėk, kodėl, kai jūs operuojat ranką, bet su to oranžinė nesąmonė tepat šikną? Kodėl aš atsikėlęs žiūriu, man ištepta šikna, ne taip, kad tiesiog praeita. Iš vidaus, taurės nebuvo užeita. Pala. O kaip tu atsikėlęs pamatei tai? Nes aš atsikėliau tokio įdomioj pozai, jokingai. Bet man kas įdomu, kad iškart pagalvoju, jog turėjai į vidų patekti, o ne į išorę. Kodėl tu pavyzdžiui nepagalvoji, kad apsišikai? Tu nori pasakyti, kad, kam aš nesu toks. Ai, nes negalėtum, nes tikrai laikyčiau. Dar 2 valandas čia pasėdėsim, pažiūrėsim. Ne, bet rimtai žiūrėjau, man taip operavo petį ir ta oranžinė, nes, taip ištepta, žinai, viskas yra. Ir kažkaip einu, žiūriu, nesibaigė ir ranko, ir paskui prie veidrodžio žiūriu viduj, irgi paliesta. Aš žinau, čia, žinai, čia orange virus yra tas tikras. The orange. Čia orange.
Ko tu, blėtusai? Tai lėrašys, aš. Čia pernai metų Vairis, kai sakai... Tu ką tik pasakei šitą? Bet tinka ir šiais metais, Aidai, viskas gerai. O tai, pala, tai atsakys mums chirurgas, ar ne? Jo, kodėl jūs tepat šikną? Aš nieko negaunu už tai. Jie gavo man tai. Jie gavo gerą laiką. Narkozė, tau darė narkozę tau? Jo, Ojojojojoj. Bet žinai, kas buvo jokingas, aš tai jau pirmą kartą narkozę turėjau. Ir aš klausinėjau visų žmonių, nu, tipo, kurie man pasako istorijas, sako apie narkozę, sako, bandyk nepasiduoti jai. Sako, bandyk nepasiduoti. Su moterim veikia iš. Ir sako, tau leisti po pirmą, sako, leidžia į kaklą. Paskui, ne, pirmą į veną, paskui į kaklą, paskui užduoda kaukę. Aš neišgyvenau iki kaukės. Aš su chirurgu norėčiau paskirti, tikrai taip daro. Man tas, kadangi dabar staty gyvena, jis visą laiką į laiptinę kyla ir ten narkomanai gulis, aš jūs suprantu. Jie su kaukėm, visi sėdė tokie. Labai visi astmas serga mano į veną ir į kaklą. Jo, leido, bet šiaip, kai antrą kartą darė narkozę, tai žiauriai patiko, jau laukiau. Sakau, nu aš jau nuogas guliu tiesiog. Sako, mes dar tik operuosim už 1,5 valandos. Gerai, aš ruošiuosi tiesiog. Ir nuogas guliu viskas. Ir, pažiūrėjau, labai jokinga mane paaiškino, arba aš pražiopsau, kodėl, kai operuoja petį, uždeda kekšės kojinės iki viršaus. Tinklinės. Bet tu tikrai pas chirurgą buvai, what the fuck? Kraujotaką sugerina, kas? Ar šiaip? Jo, kraujotaką tai pagerina, seniai, tai jau patikėk. Chirurgui kraujotaką pagerina. Bet ne tau. Kodėl? Leiskite jam atsakyti, laikas nors. Stoties. Čia man tas kaip už reklamą gydės. Jam ataugino plaukus, bet ant kojų tiesiog. Tai jo, apturėjau tokias įdomias patirtis. Bet tau 2 kartų operavo, ne? 2 kartų man įvyko komplikacija, man išoperavo petį. Bet ne tą. Jo, sako, seniukai, yra bėdas, skambina dažnai. Žodžiu, išoperavo petį ir aš nežinau, kad kai operuoja petį, jie kerpa bicepso sausgyslę, kad prieitų prie jo. Ir paskui bicepsą prirakina gal prie peties. Ir man 2 dienas, kai išėmė siūlus, aš maušiaus dušę, nes jau norėjau nusimaudyti tą oranžinę nesąmonę, kurį ištepat. Ten jisai tau užtepęs būtų, kodėl? Aš nežinau, gal jie turi... Jisai nei vieno dalyko nėra girdėjęs, kad tu pasakai. Ką jis tau padarė, ko tu užsisėdai ant žmogaus? Kokią oranžinę, sakome, žalę tepam. Žodžiu, aš norėjau nusiplaut savo gėdos dėmę ir aš kėliau šampūną, pakėliau ir man nutruko bicepsas. Bet galvoju, jeigu sakysi, aš kėliau šampūną ir tada man ir aš buvau su tom kojinėm ir kėliau šampūną ir man įgrūdo kažką labai stangraus. Ir aš toks... Kas čia per chirurgai? Jo, tai nukrito bitkė ir galvoju, oh shit, arba mėšlungį sutraukė, arba nukrito. Nežinau, paskui tai variau į ligoninę, į Lazdynus. Viskas gerai. Beda šunį Šunį. Einam, nu pamyšit, greitai einam, greitai bėgam greitai. Ir jau matos, kur tempia šuo, nebespėja bėgti jau. Nubrozdina kojytės jau. Jo, tai žodžiu, prirakino paskui bicepsą. Na, tokia istorija. Dabar gydaus, darau tos nesąmoningus kinezoterapinius pratimus. Periodai koks darai? Realiai, tai, kad tu darytum. Jeigu sportuotum ir tai aš nesportuočiau. Kur realiai, jeigu matėt, ką Katleris daro per storijas, tos visus kinezoterapinius, kur 13 kartų su gumom ten. 1, 2, išlieto, 1, 2. Tai ir tokie, žinai, visokie. Nes aš dabar esu žiauriai nelankstus. Galit mane mušti. Bet tai nebuvo vienintelės operacijos, ar ne? Jo, nes man tai Bybė operavo šis metais. Nerimtai jie operavo. Čia nejokinga. Ką iš operavo tau, ką tu padarė su Bybė? Ne, šiaip... Sutrumpino. Ne, šiaip... Mane operavo šiaip geras daktaras, aš ten pasigūglinau jo reviewsus visus. Bet... Žinai, toks Bybė daktaras ir toks... Ir vietoj nykščių, tai jis lūpą uždėta. Jisai virtuozas yra, jis padaro tokį kaip pienišką dešrelę, įkerta. O toks galiukas bus dalas iš nykštys, bet atsismokiamas toksai. Nykštys su lūpą. Aš ant tiek geras chirurgas esu. Tai žinot, kas yra, kad tipo, viskas yra fun, bet tu mažiausiai iš ko nori, kad prikolintų daktaras, tai to Bybė daktaras, kai operuoja tave. O man pasakė prikolistas, bet kur. Jo pavardė buvo, man atrodo, Matevičius ir jisai
Aš tipo guliu jau ten iki pusės nusirengęs ir jisai pradėjo prikolinti. Bet ne tos pusės. Jisai, matau, ten paėmė... No. Paėmė švištą su vaistais ir jisai pradėjo... Čia Furgil tikrai istorija. Jisai paėmė švištą ir sako, o dabar tau skris odas Vardu Matevičius ir įgels. Ir jisai smeigia man į bėbitą švištą. Gerai, tipo, ten jau tipo, aš nieko nejaučiu, man ten operuoja. Ir jisai... Pala tavęs neužmigdė pilnai. Ne, tik ten. Tik Bibi užmigdė, tik. O jis jau metus miega, gerus metus jau įsimiega. Jį dar toliau migdo, smaugia. Aš davau info apie save, jis apie mane. Tas, nu, visą galėjo. Ne, kažkas tikrai vyksta. Ja, mes kažko nematom. Gerai, skirstomės greitai, visi skirstomės. Ne, mes turim leidimą. Mes turim leidimą, viskas gerai. Bet... Aš pradžiai lau, kad jointas. Mes turim leidimą, viskas gerai, mes turim leidimą. Oi, bet kai aš pareigų neatvažiavau. Ir tu ją prajuokinai. Jie mūsų jau viskas, mūsų. O bilietas? Gerai. Toma! Taip, apsisuko tiesiog. Toma! Kas čia per power move, tiesiog atvažiuoja, mes stebim, jeigu ką. Paleiskit šunis! Bruknė, kur bruknė buvo? Padėkojo jie su avariniu, galim gal paplot policijai mūsų. Ačiū! Wow. Geras. Ačiū Dievui, my god, kaip gerai, kad netikrino kemperio, oh my god. Galia bičas irgi ką tik dūmus išbūgė. Čivakas, maišelius į bulvę visus. Ką tik 3 gramus kokso sušniojo. Nu gerai, man įdomu, kai baigsi šitą komandiruotę. Išvažiavo policija. Wow, Bet tas yra, ne, kur atvaro policija ir tu... Jo. Man tarkim, yra, nežinau, gal jums yra, kur taip pavažiuoji su mašina, tu viską darai pagal taisyklės, viskas tvarkoja, bet šalia policija stoja, tu išsytėsi tiesiog. Kur dabar manęs nestabdys ir žiūrėk tiesiai, Pastebėt, kad buvo 2 pareigūnai ir tarp jų būna įtampa visą laiką. Seksualinė tokia biškelė. Aš esu matęs Vilniui, išvažiavo. Aš esu matęs Vilniui prie šalia college pubo, kaip tiesiog aš einu kažkada vakare ir žiūriu policijos mašiną stovi už apleisto viešbučio. Ir galvoju, okei, ką jie čia fiksuoja? Ir aš einu pro juos ir jie tiesiog miega abudu. Tiesiog pasistatė žiauriai keistą vietą, kad niekas nematytų ir tiesiog pamiegojo. Bet šiaip man šauna. Bet... Ginti saugoti pailsėti. Lemba, žinokit, mes žiauriai jau... Mes jau daugiau negu valandą kalbam ir mums reikia padaryti dar vieną dalyką. Dabar jums yra žaidimas, smagiausias Lietuvos šeimų žaidimas. Pažink savo auditoriją, plojam. Žodžiu, mes išsirinksim po vieną žmogų, kurį mum atrodo, kad mes galėtume geriausiai nuskaityti arba geriausiai suprast, ką jisai pasirinktų tuose klausimuose. Pasirašom, all good? Gerai, davai. Gerai, tai jums dabar reikia išsirinkti po vieną žmogų. O tu vaiką, kaip tu, blėt, įėjai? Koks tavo reikalas? Ką tu čia veiki? Labas. Mes turim tikrai amžiaus cenzą. Ko tu vardu? Matėjus. Matėjus, malodės. Mes laimėsim viskas, man jau nusirėmė. O ko tu vardu? Vaiva. Vaiva, Matėjus ir... Vaiva, Matėjus ir... Ko jūs vardu geltonas iš žmogau? Žmogus su Adidas. Adidas. Vaiva, Matėjus ir Adidas. Davidas. Ok. Nesvarbu. Gerai, dabar esmė yra, kad jūs, mano kolegos, negalit matyti, ką jie užrašė. Tai leidžiam mes gal į priekį. Jo, jūs tada priekit. Mokai jau visas raidės, žinai. Viskas gerai. Oi, neįžeidinėk! Ei, čia raustai vyksta dabar, aš beveik varysiu ant tavo. Palieki mano draugą. Matėjus su mums važiuosi. Gerai, pirmas labai lengvas. Rytas ar Žalgiris? Čia tau papėstas? Žalgiris. Skaičiuok tašką. Molodėt. Mantelį? Aš sakau Žalgiris. Jej! Gerai, vienas. Aš irgi sakau Žalgiris, aš manau, kad Žalgiris bus. Žalgiris. Gerai, judam vieną. Mes turim vieną tašką. Suodaitis ar Sygel? Mes turim atsakymą, nežinau. Gerai, ar čia ateina policijos pareigūnai, dabar jau persirengia? Turim. Jo, turim.
Jie klausė, mes vietos turim. Aš nežinau, ką daryti dabar su kokainu viduje. Tas bišas vėl įkvėpė tiesiog. Ok, nu gerai. Gerai, Saldaitis ar Seagal? Airdai? Aš pamačiau. Aš būsiu sąžiningas, būsiu. Gerai, tu turi 0. Ne, aš būčiau spėjęs, kad Seagal, nes pana tai papana, bet jinai rinkosi Saldaitį. Ok, neblokit, jis neatsakė teisingai. Aš sakyčiau, kad Saldaitis. Bum! Tu pažįsti nors vieną? Aš spėsiu, kad Seagal, nes mažiau reidžiūtas. Saldaitis, Šaunuolis. Bet geras pasirinkimas. Iva ar 6-9 dangui? Kodėl tokius sunkius užduoti? Kodėl tu išsirinkai? Mes negalim žiūrėti, kaip prašo, nes... Viskas gerai, tai. Kaip paklaus drambliukai ir bežiniukai? Pagooglink, nu neparėjęs. Jos visos tavo mamos galėtų būti iš esmės. Galbūt yra netgi kažkaip. Iva? Kodėl? Todėl, kad... Dėl to, kad nes hot? O Iva? What? Negerai, aš spėju, kad tu irgi 6-9 parašai. Patie, молодец! Gerai? Aš spėju tą patį. 6-9. Jiems visai patiko užrašyti. Gerai, važiuojam toliau. Čia arčiausiai kiek 6-9 pamatau. Gerai, Šitas žmogus supranta bajus. Gerai, kitas. Tu vyras išeisi iš šito žaidimo. Kodėl tu kreipiesi į mano kolegą? Atsiprašau, Gerai. Šakotis minkštas ar kietas? Jeigu būtų nešakotis... Minkštas. Kietas. Ok. Nu blemba, tu norėjai dalyvauti. Vadinasi, tu ganėtinai, kai aš paklausiau, atrodo, kad tu norėjai ir tu žinai, ką aš gal žinočiau ir kas man patiktų. Ir aš esu visiškai minkštas team. Tu dabar kietą parodysim. Kietas. Nieko, viskas gerai, mes per mano. Aš tai manau, kad minkštas, turėtų būti minkštas, visiems patinka. Minkštas, Malodės, achuienai. Kiek pas... Atsiprašau, negaliu keiktis, labai gerai. Labai lengvas, ar esi myžęs duše? Aš negaliu klausti, nes pareigūnai atėjo. Nepatogi situacija. Biškelį pridarėjai tu čia mum. Kad jie persirengia, tai gal ne? Taip. Tu nepanašus į melagį, taip. Taip. Man atsakymas irgi taip, vienareikšmiškai. Taip, gerai, turim. Malodės, mes laimės. VTP ar PVS? Nu čia tai aiškus atsakymas. VTP. Airida? Nei pasakė? Na, tai PVS. Yes, gerai. Nori tos maikės. Aš sakyčiau, kad irgi pavešas. Gerai, jūs nieko negaunat šiam žaidime? Aš net nesu nuliūdęs. Mes irgi, man. Aš tai spėsiu vėl tą patys turėtų būti. VTP. Hell yeah. Siveržėt į priekį. Aš jau įsiveržėt į priekį, ką tu galvoji? Gerai. Čia tau dar vienas rodymas, kad tu vaikas esi. Aš nesiginksiu. Gerai, ar kačių, ar šunų žmogus? Ok. Tai tėvus pažiūrėjau. Aš manau, kad kačių. Aš manau, kad aš turiu biškelį nuslopinti savo nuomonę ir pasakyti, kad ar tik tu nebūsi kačių žmogus. Gerai. Aš nesidžiaugsiu, bet smagu, kad atsakėm teisingai. Malė, gerai. Aš bandysiu spėti, kad šunų. Absoliučiai. Wow, okei. Ant jų šeimynas parašyta, mes mylim šunį. Šiaip kislekai, tu turi stebėtiną ryšį su šio vaiku. Koks tavo reikalas? Nu skaityk, tai mes Tu tik po to tokį dydžio maikę rask. Šitos klausimus gerai, žiūrėkit, dabar, kai mes rašėm šitos klausimus, mes nežinojom, ką žais. Tikrai nežinojom, ką žais. Tu rašai. Abudu galvojom. Ne. Pakeisk. Tau atrodo, kad aš galvoju. Važiuojam. Jeigu skirtusi tavo tėvai, su kuo pasirinktų gyventi? Mama ar tėčiu? Gerai, pala. Man dar kartą reikia tėvus pažiūrėti. Aš tai žinau atsakymą, žino vaikas. Giliai širdį žino, manau.
O gali jis tik tai man parodyti, mes pažiūrėsime, aš atspėjau, ar ne? Aš bijau, kad jis negaus dovanų, kad per kalėdų. Okei, wow. Aš manau, kad bus trečias atsakymas, aš norėčiau, kad tai būtų. Jis gali neįgaisinti. Mes galim šokį apsaugą. Rodysi ar nerodysi? Rodysi? Davai, gerai. Maladės, Jis jam patinka. Gerai, aš manau, kad su mama. Aš manau, kad tu irgi su mama. Okei. Aš manau, kad su tėčiu. Hey! In your face, mama! Oh yeah! Okay, gerai. Tai ką, viskas, ar ne? Dar vienas, ne? Dar vienas. Wow. Gerai, paskutinis. Laimėjai Maikė, pralaimėjai ryšys. Gerai. Okay, važiuojam. Ar didesnė tikimybė, kad šitas žmogus prigeria ir nulūžta, ar pridaro nesąmonių? Nu mes nežinojom, ką žais. Mes nežinojom, ką žais. Aš žinau. Manau, kad nulūžta. Tu atrodai kaip aš galintis nesąmonių pridaryti, bet aš sakyčiau, kad tu gali ir užmigti. Pala. Einas labai blogai skaito žmonės, bet labai gerai eilė. Seniai, ne aš vaiką pasirinkau, bet liek. Ir net tu laimėjai. Palauk! Gerai. Gerai, pridarai nesąmonį. Nulūžti? Aš irgi renkuosi, kad nulūžta šitas žmogus. Nulūžta. Viskas turim aišku laimėtoją. Nu čia buvo labai geras. Super. Ačiū labai. Ir sakai, palauk, Matėjus. Paplojam Matėjai, Matėjus nugalėjo. Matėjus is the best. Wow. Matėjus be mamis dabar jau nugalėt. Ne, aš šalmanis Matėjau. Tu esi malačis. Gerai, neškit dovaną. Davai paplokit Matėjui dar labiau. Jisai yra MVP kol kas. Tėvai nebijai, jis melavo, mes jį privertėm. Nežinai, kur grįž dabar jau, ne? Maikė, mes tau paduosim, gerai? Patiko pirma dalis, viskas gerai. Good, super, gerai, tuo susitinkam antroji. Gerai, davai padarysim. Tu nežinai, kas yra sankabas, stabdis ir gazas, kuris pedalas, tau pizda būtų. Kur ir sankaba? Kur yra, žiūrė, 3 pedalai. Mašinui. 3 pedalai, ar ne? Jūs 3 pedalai. Davai, davai. Jau tavęs. Kur? Pabandyt? Tai čia užduotis. Dėl mėgojimo. Ne, davai nepradėkime jau čia. Gerai, nekursiu dabar. Nebegerk, man tai daugiau. Ir mažiau negersi. Kodėl jūsų stafas niekada nežvengia iš jūsų bairių? Ryčka! Ne, Ryčka žvengia. Šiaip čia... Iš Ryčka, kad žvengia, aš matau iš kameros, nes montuoja medžiagą ir matau, kad kažkoks bairis ir kameros medžiaga. Va dabar bus Ryčka, nu. Ką tu darai? Ir tas tyras juokas. Klausimas, kiek laiko Airinas išdraugaus? Ne, neilgai jaučiu, nežinau. Dar... Nežinau, šiaip nežinau, nes aš turiu dabar tokius įdomius ir kitokius santykius, nei visai turėjau, tai man jie patinka ir jie yra keisti, bet įdomus. Pagaliau su vyru, ne? Antanai, ar kelnes tos pačios? Taip, bet šiemet nemėtysim, labai atsiprašau. Ne, palauk. Mes nežinom dar, ar mėtysi ar ne. Aš jau žinau. Jūs dar nežinot, aš jau žinau. Davai, pasižiūrėsim, pasiliekam dar šitą. Nepasiliekam nieko. Kas yra burpiai? O, vaikyti. Kas yra burpiai? Nu, čia tie, kur turi... Čia kai kūdikį ant peties turi laikyti. Ir jis apvėmė. Čia yra burpis. Gerai. Čia fizinių turis Tada yra. paaiškinkit man. 20 burpių as fast as you can. Laikui. Jūs rimtai norit pamatyti, kaip tie 2 žmonės miršta? Aš nesupratau, kas yra burpiai. Turi nukrist ant žemės ir atsistoti ir viršui suploti. Jo. Nukrist ant Turi žemės? pilvuką paliest, turi savo pilvuką paliest žemę, kas būtų tau labai lengva. Visų pilvukų? Sunkiausia po to, kai nukrenti atsikelti vėl, čia sunkiausia. Kokią ateitį matote komandiruotės projekto? Mūsų svajonė yra palikti Vingio parke. Vilniui. Į kalnų. Ir sušaudyt Mamontovą ten patys. Ką? Kas čia buvo? Ne, čia mano. Ne, mes tiesą sakant jau esam apsikalbėję šiek tiek dėl kitų metų komandiruotės, tai ji vyks
2024 metų Liepos 1-14 dienomis ir mes planuojam, bet dar neaišku, čia turi patvirtinti visos pusės, tai mes planuojam padaryti uždarimą, bent jau uždarimo renginys kol kas yra suplanuotas, kad mes turbūt darysim su VTP visų pilnų sąstatų, ir darysim Kalnų parke. Bleki, kaip mums pizda bus, tai mūsų ne. Aš galiu be mikrofono. Jie tiesiog keturės išnekės, jūs stafas bus. Sakys, kodėl nesiekia tie du? Kur planuojate atostogauti šiais metais? Komandiruotė. Čia 2 klausimai. Ir tada antras. Komandiruotė. Darbas ar atostogos? Darbinės atostogos. Man atostogos. Darbas yra iki išvažiavimo. Koks mėnesis laiko didžiulis, tikrai. Montavimai visi ten turėjom labai daug darbų, organizavimų, visko. Aš nežinau, ar atkreipit kas nors dėmesį ar ne, bet mes dar nepaleidom 4 paskutinės serijos ir jinai buvo sumontuota šiąnakt. Mes iš ryto, dabar, gerai, biškelį dabar bus keista, nes aš papasakosiu, ką jūs matysit kitais metais. Kitais metais jūs matysit, kaip video prasideda, kaip mes pas Ryčką atvarom, jisai žoskai vėluoja, dėl to, kad jisai vis dar baiginėja montuoti 4 seriją 22 metų. Jisai užstrigęs komandiruoti, jie dabar jam nesibaigė. Švilpiko diena jisai gyvena. Tai, ir montavo per naktį ir dabar jis yra nemegojęs, paplokit jam, jisai dirba. Dirba, negeria ir... Ne, geria. Jei turėtum valtį, kaip jie pavadintum? Tai tau klausimas. Koks? Jei turėtum valtį, kaip jie pavadintum? Ryklys, bet... Jie būtų... Baby Shark. Jie barbaras pavadintum. Kuris iš jūsų ne tik ant alkoholio užsimetęs dabar ir su labai gražiu raštu parašė žmogus? Kaip? Aš įtariu, kad tas vaikas, nes tik vaikai rašo gražiai, bet... Dar 2 pirštukai nuo krašto yra atidėti ir tik žiūrėjai tą rašyti. Oh my god, kokį kriminiai. Į kitą pusę atsukta. Jo, žiauriai gražus raštas. Blemba, jūs irgi darydavo 2 pirštus atidėdavot? Ir paskui būdavo, mūsų biščiuko jau prašė palisėti, jie paprašė. O kodėlgi jie paprašė? O todėl, kad daug prirašė. Airidai gali naudoti šitą, viskas gerai. Tiesiog patarimas, kitais kartais per tualetą per traukėlę, kai nėra viešųjų tualetų, nekelkit dronų į dangų. O, bliam, kai dronų. Žinau, kokią medžiagą kemperį žiūrėsim šiandien. Jo. Atsidėk šitą. Gyslekai, ar gali greit pasakyti? Ne. Kitas klausimas. Parolimpinių varžybų rekreacija. Ai, pabandyk bent jau. Paralimpinių varžybų rekreacija. Super. Dabar atrodo, kad tiesiog neįgalus žmogus atsistojo ir išėjo. Grimalė, ar planuoji vykti į Turkiją? Pats žinai ko? Skliausteliai plaukų. We get it. Ne, čia kaip atsakyti. Pradžiai tu būni susiparinęs, dabar man toj stadijai, kur gal viskas tvarkoj, bet... Ne. Aš matau teikti. Ne, į Turkiją ne, aš žinau, kad Lietuvoje yra gerų specialistų, tai galbūt Lietuvoje. Šiaip tai aš nesigėdėjau pasakyti, jo, aš galbūt ir galvoju, jeigu vyrai jaučia kažkokią tai, nežinau, nepasitikėjimą savim ir nori pasidaryti, tai go for it, tipo, viskas čia okay yra. Tai, bet aš turiu baimę... Nu, blet, tu turi mane palaikyti, draugelis. Aš tiesiog turiu baimę, kur man padarys plaukus ir aš kaip ozuliukas tas atrodysiu, žinai, kur būt pradėsiu, bramba, šiek tiek ne vietoj kažkur toks. Bet jo, į Turkiją neplanuoju, bet kad atsiaugint plaukus, tai visai jo. Cool. Ačiū jums labai už klausimą. Dabar gal ne visi supratot, bet kai video žiūrėsit, suprasit, apie ką eina kalba. Man tai B. Kaip manai, kaip ilgai savo plikimą galėsi pateisinti kaip didelė kakta? Labai geras klausimas, beje, ilgai galvojau, kada man tai padaryti, bet aš esu, manau, pasiruošęs. Išeisi iš plikimas pintos? Aš plinku. Nežinau, turbūt nebuvot pastebėję to prieš tai, bet jo, noriu, kad jūs pirmie apie tai sužinotumėt. Aš ko gero plinku. Aš nežinau, ar aš varysiu į Turkiją. Gerai, žiūrėkit, aš noriu rimto klausimo užklausti, nes aš, pavyzdžiui, sprendžiu šitą dilemą iš tikrųjų gyvenime. Kaip jums atrodo? Tipo, jeigu tau plinka, ane? Nu. Jo. Tarkim, jums atrodo geriau, nu, tipo, ar jums atrodo cool nuvaryt, nu, nesvarbu, Turkija, Lietuva ar panašiai ir, tipo, atsisodint plaukus, ar jums atrodo just go with it? Tipo,
tiesiog plik ir nieko neslėp, tu natūralus gražiausias. Dabar paklosit ir už vieną ir už kitą variantą, gerai. Kas už tai, kad tiesiog plikt? Matau, į pliki žmonės plojo. Ei, tu maniškis turėjai būti. Aš dar kartą noriu. Tu turėjai būti maniš. Sorry, dar kartą to paties paklausiu. Nes tiesiog į šitą pusę užsižiūrėjau. Kaip jums atrodo? Tai dabar paplokit, kam atrodo, kad tiesiog plik. Okay, gerai. Sužinojau, man labai svarbu žmogaus nuomonė. Gerai, o kas galvoja, kad davai atsisodink? Nenoriu nuplikt, oh my god! Bet čia niekas yra faina. Pavyzdžiui, faina, kad man to plikimas niekada nesibaigė. Nes jau kokie 5 metai yra tema, apie ką aš nekėjau. Čia kaip panų plikimas, jos pastoviai kuokštais tas plaukus išsitraukia, aš plinku, man atrodo. Ir nemažėja plaukų ant galvos. Aš irgi nesuprantu. Kaip čia įmanoma? Jo, man po gimdymo ėmė slink plaukai, belia kaip... Pala, kas tu sakė šitą? Ieva man žmona man. Ne, man čia reikėsi, kad yra tas, kur tipo po gimdymo slenka plaukai, ne? Kur pasižiūri, tu matei, kas yra, kai slenka plaukai iš tikrųjų. Mano fotka, Roland. Čekit, jūs tą klausimą galėsite atsakyti, aš turiu klausimą. Užduotis, jau prasidėjo grybų sezonas Varėnoje. Kas ras didesnį grybą čia aplinkui? Aš iš karto noriu pasakyti. Man panašus. Aš varau ieškoti to grybo. Labai greitai. O tai mes negalim užbaigti ir visi paieškoti. Ne. Nes aš vieną labai didelį mačiau. Dar nuo dabar aš einu ieškoti. Ir būtų negražu, kad dviesiai išeitų iš davai, aš tau paliksiu grybą ir turėsiu. Žinai ką, aš varau ieškoti pirmas tada to grybo, gerai? Toks ir draugas. Aš tuoj surasiu ir grįšiu, gerai? Gerai. Ne, čia nesąmonė yra. Bet nėra laiko limito. Eina. Jis eina raudonviršio ieškoti. Toma, ne. Gaudyk jį. Pafilmavimą. Vieną grybą ranką laikai tikrai, ne? Bet kažkaip nenusirovė. Jis nežiba nei su Vita, nei su Airidu. Bum! Sorry, vėluoju klausimą. Blemba, galvojau, geriau gausis. Gerai, reikėjo trumpiau grybą tampyti. Muzikinės kėdės. O kas yra muzikinės kėdės? Pastatot 3 kėdės, jūs yra 4. Einat ratu, groja muzika nutyla sėkmi, kas atsisėda ištas. Kėdės mašina. Iš esmės galima būtų tokį daryti. Turi muzikos? Nauja taisyklė, negalima imti kėdės. Leidžiu. Gerai, žiūrėkit, mes akivaizdžiai jau baigiam, bet norim padovanot... Man čia per daug jau buvo sporto, gerai. Norim padovanot Maikę geriausiam klausimui, geriausiam iš geriausių klausimų. Klausimas, kuris klausimas tai yra? Apie droną? Jo, geras klausimas. Apie droną buvo geras klausimas. Kas užklausė tokio klausimo? Ateikit pas mus, ateikit. Ir matau, bus XL-as, tuoj. Labas. Kokią Maikę jums reikia duoti, galit man jausi? O kur? Jo, pablokit spalvą, kokios norit. Kai buvo dronas. Ema.
Kur buvot? Jeigu galit, mes sumontuosim po to, suvaidinkit, kad jau nešatės. Šiandien mes po to atnešim, gerai, mums ties kamerą reikia. Ir mes visi plojam. Jo. O, atsargiai, ką jūs ten nešat, jūsgi pametėt čia. Gerai, paplojam už klausimą. Ačiū labai. Mes išsiskirsim visi kažkaip. Kas lekas jau šlojas lovą. Viskas gerai, jau įteikiau. Gerai, tai ką šitoje vietoje. Šiaip žiauriai keista atsisveikinti be žmogaus, kuris kviestinis svečias buvo, bet myš tiesiog išėjo. Mes taip turėjom daryti visą renginį, dabar tik pamatėm. Gerai, tai mes fotkinamės už 5, 4, 3, 1. Norim pasakyti labai ačiū Jum, kad prisijungėt prie mūsų pirmojo 3-osios komandiruotės renginio. Ačiū, kad buvot šitą vakarą ir kai mūsų klausia, kaip Jūs įsivaizdavot komandiruotę, tai taip, kaip tai buvo aną kartą Puvočiuose, tai kaip tai buvo šį kartą čia, Dainų slėnyje ir tai kaip tai kitą kartą vyks saloje prie Merkinės. Viskas, ačiū labai visiems. Ačiū labai. Buvo belekai fainai. Kviestinis svečias ateina pas mus. Ačiū labai, Anthony Kislek dar paplojam. Paplojam kebrai visi, kuri visą laiką buvo čia. Tomašas, kuris apšildė. Domas, Ryčka, Augis, ačiū visiems, ačiū Jum ir iki kitų metų. Jau filmuoji, Ryčka? Ryčka, tai jau filmuoji? Mažytė jau filmuoji? Pumpurėlį filmuoju. Prie pirmas renginys, pirmoji diena. Man žiauriai gerai buvo. Man atrodo, kad buvo juokinga. Svarbiausia pasveikinom Kisleką. Jisai juokės, labai gražiai ant jo atrodo kepurėlė. Žmonės patenkinti. Kas yra fainai, kad žmonės labai interaktino ir mes pirmą kartą darėm žaidimus tokius labiau su žmonėm. Tai buvo patenkinti, išdalinom prizų, išsifotkinom daug. Žmonės juokėsi, paplojo, aš manau, pavyko viskas super. Koks klausimas būtų? 3 žodžiai apie šitą renginį. Man jis patiko. Šiandien buvo sunkiausia lietus, bet po to jis viskas įsisprendė, turėjo lyt 6, nelyjo 6, puiku. Viskas tvarkoja. Kad per renginį nelėjo. Kas? Aš nesiskundžiu. Aš kaip tik pagyriu orą. Paklaus manęs, ką norėtum kitaip padaryti kitais metais. Ką norėtum kitaip padaryti? Nieko, Ryčka. Nieko nenorėčiau kitaip padaryti. Norėčiau viską lygiai taip padaryti. Šiaip jo, juokinga, labai smagu, vis laik faina atvažiuoti. Šiemet gavau garbę pradėti visą komandiruotę, tai labai džiaugiuosi. Ir laukiam rytojus, kai lipsim į vandenį. Nu, ne mes, svečiai. Varom, viskas, man atrodo, nusipelnėm biškį poilsą. Nes buvo bemiegę savaitę ruošiantis komandiruotėj ir taip keista, kaip viskas praeina, pirmas tas renginys ir jisai pavyksta, ateina toks jausmas, kad šiandien nusipelniau biškelį pailsėti ir gal netgi išgerti vieną kitą, aš dabar neskysiu į kamerą. Nealkoholinį gėrimą, tai va, taip. Viskas, einam ruoštis šiaušti iš čia. O rytoj atvarykit į Marę. Kol kas šios vasaros įsimintiniausia išvyka ir tikiuosi, kad jinai tęsis toliau ir kadangi čia pirma diena ir viskas tik kils aukštyn, tai aš manau, viskas bus gerai. Renkasi tikrai nuostabūs žmonės ir atrodo, kad tu esi tarp draugų gaujos. Nors žmonės yra nepažįstami, bet jautiesi labai gerai. Priima, suportina ir ačiū labai, kad ateinat, kad žiūrit, kad stebit ir kad darom pagrindinė žmonių dėka gyvena va tokie projektai kaip šitie. O, we're here, Polska. Zdarova. Labu, klas. Va, Prano sodyba tiesiog yra liuk, žinokit. Visus kviečiam atvažiuoti su baidarėm praplaukt, tiek. Tiesiog čia yra pasaka. Puvočiai yra pasaka. Žodžiu, mes anais metais komandiruotėj rinkom pinigų Stasiukui ant ratų ir surinkom. Va, Stasiukas. Stasiukas laimingas su naujais ratais, fake taksi. Stasiukai, patinka ratai? Kaip kada? Jau tos rato tą taip sakėti, tai neišvežė.
Sustoja. Viršio greitai. Tai išlips ir ateina tiesiog. Ir ateina toksai. Gal galit pastumti? Anais metais surinkom Stasiuką ant ratų. Bet čia ne mes, čia apskritai Pranas čia viską organizavo. Ir mes tiesiog biškai prisidėjom ir tai fainai matyt. Stasiukas su naujais ratais. Bet tai kiek laimės veidė. O, jo. Turim kažkam dar rinkt. Kažkam dar ant ratų. Reiks sugalvoti. Tomušą ant ratų. Galim Tomušą ant ratų rinkti. Tomušai. Tomušai žmonių technos, silpnai Tomušą, tai aš laikausi. Richardai, kaip mėgoji, ką sakai? Kaip montuoju seriją. Negerbiu po vakar, kai tu nuėjai 10 vakaro miegot nuėjai. Kokia 10? Pusė 2 buvo. Aš nežinau, ar tu buvai komandiruotės pabaigai vakar, ar tu jau miegot buvai nuėjęs. Aš tik priminsiu, kas buvo pernai sodybai. Darėsim kalto. Aš kol kas vienintelis esu čia visą parą nemegojęs kažkuriam momente. Sakė Tomušas, kad ėjo vienas su šortais, kitas su hidro kostiumu ir atrodo, kad Grimalis tavai kalbėjo, o ne atvirkščiai. Kur mes esam dabar? Mes esam pas Prano sodybai. Aš vakar turėjau savo metų experience'ą, bet aš gal šiandien per komandiruotę papasakosiu. Bet gerai, trumpai. Ekskliuzyvinė medžiaga. Žodžiu, vakar, kai čia atvarėm į sodybą ir biškelį jau pasibuvom, bet jau kokią 3 nakties gal, o gal dar vėliau. Pranas sako, tu nenori man taip pasiimti liemenių ir praplaukti upę tiesiog. Tai mes pasiėmėm liemenės, jis taip pasiėmė hidreką, aš netilpau į hidreką, bet aš tilpau į upę. Čia kaip iš tikrųjų viskas atrodo. Kur? Aš nemačiau tas. O tam matas ar ne? Tu matai. Čia. Kiek daug skausmo šitame video. Ir aš tam 2 kartus įdėjausi ir antrą kartą dar labiau netiko, atrodo. Viskas pasidarė. Tai aš be hidreko variau. Bet buvo... Vieną kartą užsidėjo, netikrai, tada galvoju, antrą kartą tikrai. Bet buvo belė koks experiences, nes aš nežinau, kiek čia kilų, bet gavosi gal keli kilai. Ir simboliška, nes nuo praeitų metų po Vočių kempingo, ten, kur darėm pirmą eventą, tai iki ten buvom dėję pešiom ir tada upė tiesiog parplaukėm iki sodybos iš pat ryto, anksti saulė švito ir ėjom į Kubilą tada. Buvo belekas. Tai žodžiu, tokie dalykai atvarykit pas Praną į sodybą, gal ir saim kada nors tokią dovaną padovanos. Tai davai, tu šitą tada paim. Aha. O ar tim tada ir šitą gerai? Ai, okei. O galime rasti paim? Įdomu, kad paklausi. Tas, kad tiks. Kaip smagu, ačiū labai. Bravo. O kas tada sako? Malonu, mielą, susitikom Marijampolėj. Ačiū jums labai. Let's fucking go. Supranti, kad mes dabar, tu kaip filmuosi, mes išvažiuosim be tavęs dabar. Tai aš paskui atbėgsiu, čia taip vyksta viskas. Lyg išvažiuotumėm be manęs. Jo. Hebra išvarė, likau tarp namukų, einu link tos pusės, kur išvažiavo, nežinau. Gerai jaučiuosi, sportas visada padeda ir yra reikalingas, pajudėsiu, kitas sustojimas Marijampolėj, tai kažkur gal kitą dieną ir ateisiu. Arba čia ją labai juokingai prenkina, tai žiūrėsim. Bet labai jau toli nuvažiavo ir net nežinau, kur aš randuosiu, iš tikro. Bet smagu, gražu visur. Būtų visai nieko. Ką? Mes labai atsiprašom. Dėl ko? Vis tai palikom. Ai, pasivaišė visą gerai. Patyrė tai, ką iš Kisleko žvengė anais metais.
Juokinga. Tai aš supratau, kad jis išvažiavo. Žinai ką, kad tenkino tu. Pernai metais tu prisiminėjai, kad aš likau, dabar aš prisiminiau, kad tu likai. Jo, aš esu sukui sangiškai tipo į dešinį tą greitkelį. Sako, kur Ryčka? Ir... Jie žinau skolą tau. Jie žinau skolą. Ačiū, Kislekai. Jau salučiu nuo pat ryto. Rūpinamės vieni kitais, na. Taip, nes mes šeima, žinai, kaip greitai ir įsiutė, mes jau daromės. Ne, aš jau ant tiek greitas, aš ryšį pajutau. Jisai bus kitą kartą nepalikai. Ne, bet čia būtų jokinga, jeigu būtume tiesiog palikai. Būtų jokinga, jeigu aš jaučiu tik sekančią dieną ateičiau iki Marijampolės. Net Pranas būtų vakare atvežęs. Vakarykštę fotkę 400 žmonių gale įsijungė savo prožektorius telefono ir pagelbėjo padaryti šitą nuostabią gražią nuotrauką. Bet atrodo, kad kapinėse lapkričio 1 nusifotkinom tiesiog. Aš sakau, šitas kemperis yra girto žmogaus simuliatorius, kur jeigu tu atsistoji... Nutrauk, dėdė. Oi, nepataikiau. Ir ranką tiesiog. Na tik čia. Ola! Bet nulis stabilizavimo tiesiog. Bet dabar čia pasistatom. Ta kemperį grūs ten? Jo, ko tai jas? Už rankos paėmės, vedėjai iš tamsos, sakei nesustoti, jei pritrūktų Neskandink. Vis tiek muzika gro. Čia bus visas efektas kitas. Man atrodo, reiks baidarėm įkariam, Čia galima užžeisti tokias lynus ir visi laikysis tiesiog. Tai ta prasme, va, nuo to pririšam iki šito ir taip kelias virvės surišam ir žmonės tiesiog įsikips ir jie afigenai bus patogu. Su Tomušu turim daug pykčių komandiruotėj. Aš neturiu jokių pykčių, aš nulis, aš ramiausias sielos žmogus ir... Manęs klausė tiesiog Zakas, kodėl aš pykčiu ant Tomušo, tai baisiai, nes aš tiesiog manau, kad jis nėra pilnavertis žmogus. Čia būna žmogus, kai labai ilgai sėklą neišsivežė, jam užspaudžia smegenis, jis pyksta. Sėklą to veido išlėjau Zakas. Realiai tu tablečių, kiek tu vartoji, tu gal dvigubai mažiau jų gerai. Aš greitai keisiu agresiją. Jo. Nesuprantu. Šiaip Tomušas, aš mėgstu Tomušą labai, jisai yra vienas vyriausių žmonių. Žiūrėk, ant kiek aš saugiai jaučiuosi šalia jo, žiūrėk, kaip jis kaip alfa sėdė, o aš pasirėmęs prie šaldytuvo, va taip, paprasčiausiai. Tai aš manau, tik, kad tas vienas geriausių komikų Lietuvoje, tu netikėtas, kad esi dukas. Nu realiai, jo, konkurencija didelė, labai sunku viską. Tai tu dukas, jeigu netiki, kad aš tau taip sakau, tai tu esi dukas. O tu girdėjai, o priim, kad čia arba komplimentą, arba tu dukas. Nes dukas tai yra kompanijos siela. Biškių užknisa, nes reikia visą laiką, paskutinis išeinantis turi užrakinti tą ir tada turi per savo pusę išeiti ir užrakinti, nes žiauriai tingim įsiaiškinti, kuris raktas yra nuo tų mažyčių duryčių. Dabar jau būtų, jeigu iš pradžių būtume aiškinęs, jau būtų apsimokėję ir atsipirkę, dabar jau niekada turbūt nebedarysim šitą. Man Paulius paminėjo, kad sako, ačiū labai, atsidarė fainas baras, sako Marijampolėj, tipo, žinai, sako, mes nebuvę tenais, bet... Čia šokolatai? Pafilmuok. Ačiū. Esu Marijampolėj, pačiam geriausiam bare šitam regione, tai yra kambarys, mūsų ilgamečiai partneriai. Tai linkėjimai, gaila, kad nėra savininkių. Niekas nepastebėjo, tai Marijampolėj. Prie šviesoforų yra Yoda iš Star Wars'ų. O Yoda. Čia Star Wars'ų fanai. Ką čia buvo Beatlų nuotrauką darai? Aha.
Ok, taigi šiandieną mes pasirodome unikalioje vietoje. Už mano nugaros yra Ričardas, kuris nesimato. Šiandien mes pasirodome ant vandens. Didžiuojamės, kad tokį padarėm, nes kitoks renginys. Nemanau, kad yra buvę kažkokie pasikalbėjimai ant vandens. Ne, gal pirmi būsim. Tai būsime galbūt pirmieji tokį dalyką padarė, tokią avantūrą. Smagu, kad žmonių pasirašė. Atrodo, kad kai žmonės pamatys video kitais metais, jie tokie, shit, čia buvo taip. Nes čia toks, žinai, yra pasirodymas, plus žmonėms experiences. Esam gerai nusiteikę, ruošiam žaidimą, pašnekėsim linksmai apie dalykus. Dabar yra antroji diena, bet jaučiuosi kaip po 4. Jau? Kažkas, kaip ir praeitais metais panašiai buvo. Tai visą laiką, būna, tu turi 3 dienas yra tas limitas, kur tu paskui jauties gerai, žinai. Kur tu įsibėgėjai ir tu susitaikai su viskuo. Su visais skauduliais, su visais ryškos sapoliojimas nesąmonėm. Kad aš šiemet mažai šnekėjau dar. Aš tai visiškai jau pripratau prie to pimpelio rodymo. Ne? Pradžiai buvo šokas, bet dabar jau gerai. Dabar jau mano pusdėlis. Ne tavo, aš išsikovojau. Dėl ko aš vakar laimėjau tada? Gerai. Atmynė. Sveiki atvykę į mūsų jau antrąjį renginį, bet į trečią jau komandiruotę. Grįžtam į Marijampolę ir turbūt kyla klausimų, kodėl mes čia susirinkom. Mums šovė geniali idėja. Iš pradžių ta idėja skambėjo taip, o jeigu mes pasirodom ant vandens ir žmonės ant kranto žiūri. Ir tada galvojom, ne, blemba, nesąmonė, žiauriai sunku ant to vandens išbūt ilgai labai. Ir tada šovė dar geresnė idėja. Tai štai taip gimė idėja šito renginio. Visų pirma, ačiū labai visiems, kad susirinko. Čia turbūt labiausiai reikia dėkoti jums visiems dėl to, kad daugiausiai įdėjot pastangų tam, kad šiandien būtume čia. Kitos komandiruotės kiek paprastesnės, bet jeigu ir norėjom kažkur pasibandyti savo šitą idėją, tai tik tai Mariai, nes Nidoj brangoka tokią idėją daryti. Tai žodžiu, ačiū dar kartelį visiems, galite pasiplot patys savo. Dėkui, viskas atrodo nuostabiai. Mes sakėm, kad Airidas turi biškelį albano veidą. Aš Siro, Ryčka albanas yra. Ai, ok. Ten yra Ryčka, kuris viską filmuoja, tai mūsų albaniukas, ten galit paploti jam, nes jis visą laiką lieka už kadro. Ir ačiū tau, Ryčka, už tai, kad jis vyris. Ir jisai, kai mes tik pradėjom komandiruotę, bičas parą nemiegojo, nes montavo praeitų metų komandiruotės paskutinę tipo dalį. Tai jo Ryčka iš kurių nusipelnė plojimų, yra tikras šaunuliukas mūsų komandos. Ryčka yra karys. Dar vienas karys sėdė čia, nes jisai šiandien atmynė su dviračiu. Jeigu jūs klausėt, ar čia Pauliaus naujasis įvaizdis? Žinai, kaip kas Paulius atrodo, kaip per geimą susikūrė savo charakterį ir ta kažkur NBA va toksai va konferencijų sėdė. Houstono Rockets užsidėjinėja kepurį. Aš tikrai nebūčiau viešai su kelnėmis, kuriuose labai daug kas matosi, kaip man sekėsi kelionė ir panašiai, jeigu tai nebūtų buvę reikalinga. Jo atmynau su dviračiu, bet iš Kauno, tai nežinau skaityti. Aš dabar taip žiūriu ir matau, kad vienas mitas apie tave sugriuvo, žinok. Šalta. Matai, aš prieš vėją myniau, visą laiką prieš vėją ten... O tu atgal irgi žadimin? Ne, bet nežinau, ar bus geriau, nes vaidutų su Passatu parvežti. Tai tas pats. Greičio prasme tas pats. Tai gal prieš vėją lengviau. Klausimas pasroviui. Varysim ar ne? Taip, tu su Passatu atvarai? Laikos dar tavo Passačiukas? Ne.
Mes humoro klube keliaujam visą laiką, ne visą laiką, vis pasikaitaliojam tai su viena, tai su kita mašina, bet kai Vaidutis vairuoja savo Passatą, Vaidutis visą laiką būdavo, iš pradžių tas sakydavo, kur, blemba, šiaip, tas Passatas gera mašina yra. Nieko nei tvarkyti, nei investuoti ją reikia. Bet aš čia visi sako taip, kurie Passatus turi. Jo, bet... Dabar važiuojam realiai, aš kelionę pradedu nuo... Vienu metu, tiesą sakant, daugiau, tu servisą kaip garažą naudoji, vienu metu prisimenu. Tu ten dažniau palikinėdavai, tau pigiau būdavo. Pigiau negu mėlynai zonai parkuoti, jam servisai jisai palikinėdavo. Kaip jums su humoro klubu? Da pajuokaujat? Dar yra tas humoro klubas? Orlauskas savo garsiam interviu 2019. Tokio kaip humoro klubas kaip ir nebėra jau. Jisai sakė ant mūsų varė, kad jį žiauriai sunervino, kai jo paklausė, o kaip jūs jaučiatės, kad va dabar tie jaunieji humoristai, kad jie daugiau uždirba? Nedaugiau uždirba, nieko jie daugiau neuždirba. Neturi jų tie turi renginių. Ir jisai taip susinervino ir jisai daro savo renginių. Anksčiau bent jau darydavo renginių. Jūs buvot nuvarę, ar ne? Ne, mes nebuvom nuvarę. Orlauskas turėjo daryti pasirodymą su Nikolas Kin Tone Marijampoliai. Ir nepardai, man atrodo, ne vieno bilieto ir žiauriai ilgai kabėjo, kad pinigai gražinami. Ir kai įvesdavai humoro bilietai LT, pirmiau tą renginį vesdavo, tai aš tiesiog parašiau bilietai LT ir paprašiau, galit pašalinti tą renginį. Nes tiesiog ten neįvykęs ir niekas ten nesusigražinas. Va, atsiminiau. Ir ten turėjo būti, jis turėjo daryti Lietuvos turą, bet tik tai vieno pasirodymo Marijampolėje. Užteko įsitikinti. Su Nikolas Kin. Man patinka, kaip jisai pervertina savo jėgas stipriai. Bet jisai prisimenat, kad jisai darydavo savo renginių Azijai Kaune. Ir aš prisimenu, kad kažkada atėjo, neprisimenu, gal padavėja, ar kažkas atėjo iš baro, kalbėjomės ten su jie. Sako, nu tas jūsų kolegai tai nelabai einas. Ir mes toks kokiam kolegai. Nu tas toks plikas, kur yra. Orlauskas, mes, jo, Orlauskas. Sako, atėjo ten kokie, nežinau, 600 žmonių tuo metu buvo talpinama. Sako, atėjo kokie 50 žmonių. Ir sako, man taip nepatogu, nes jie, sako, ten kalba, niekas nesijokia, o man kavą daryti reikia. Ir aš sako, kai aš darau kavą, sako, nu ten nieko nesigirdi, nes tas kavos malimo aparatas veikia visą laiką. Sako, pradariau kavą visą laiką, ten pusė žmonių negirdėjo, tai sako, ta pusė ir išėjo paskui. Ne, aš dar norėjau šiaip paklausti kolegų, nes mes ir aną dieną kalbėjom, kas, pavyzdžiui, pas jūs per metus įvyko tokių naujo, įdomaus. Nes, pavyzdžiui, aš žiūrėjau pernai mūsų metų video, ne, ir mes, buvo vienas klausimas užduodamas mums, ir mes tiesiog turėjom atsakyti, kokius turim dalykus, kurie mums yra svarbiausi, daiktai. Jo. Ir mes ten vardinam dalykus, ten tu sakai mašiną, ten man sakai irgi mašiną, dar kažkas, aš irgi sakau mašiną, ir PlayStation'as, man atrodo. Ir aš supratau, kad mano gyvenimas per metus taip niekur nenuėjo, kad aš šiemet turiu viską tą patį minus mašiną. Aš tiesiog pasakau, kaip tu mašinai, kas tavo mašinai nutiko? Išgelbėjau katiną gyvybę. Taip pateiksiu šitą informaciją. Jo nenutrenkdamas. Bet tu įvažiavai, palaukiai... Nupisau stulpą belę kaip... Gerai, žiūrėk, šitą davai nedėsim į video ir prisipažinsiu. Išgelbėjo katiną, bet nudaužė 100-metę ąžuolą. Ne, gerai, aš visiems... Čia žinai, kur tas troliai eksperiment, kur... Tai tiesiog išbėjo katinas į kelią naktį ir aš tiesiog biškį vairą pasakau ir pisau į stulpą belę kaip smarkiai. Bet ten ne biškį vairą pasakau. Bet irgi... Tu viską užšifruok sakydamas biškį, gerai? Ir kas įkūriausia buvo, kad aš sėdžiu prie tos mašinos su pistos belė kaip ir katinas stovi ir žiūri kitoj pusėje. Cigariuką rūko toks. Nu prisidirbai tu čia žalos. Čia kaip mes, kai su Ieva susitrenkė mašinom. Jo, aš esu nubraukęs Ievą į šoną Kuperio, bet man juokingiau ne tai buvo, kad mes įvažiavom vienas į kitą. Man juokingiau, kad Ieva išlipo iš mašinos, sako, nu ką, kviečiam policiją ar ne? Sako, fuck, mes vyras ir žmona, davai gal išsiaiškinsim kažkaip. Ir man atrodo, jūs negalėtumėt viens prieš kitą liudyti. O nebuvo taip, kad tu buvai teisus, bet apkaltinot, ar ne? Ne, jinai buvo teisi. Pagal taisyklės. Jo, jinai teisi pagal taisyklės, aš teisus pagal panetkės. Aš žinojau, kad policija nebūtų mano pusėje buvus. Tai Bernai, kas pasikeitė per metus tokį taip drastiškai pas jūs? Uošvis mirė. Nice. Titulą prarado. Aš supratau, dėl ko paklausimo Paulius mane atsuko, atsiduso ir gerai šitą sakys. Ne, kažkaip, ne, nieko drastiškai. Ble, dabar sakau, nieko drastiškai nepasikeitė. Ne, biškai pasikeitė. Nežinau, čia susiję ar nesusiję, bet turim sodybą dabar Kupiškio rajoną. Aha, okei. Tai tas ant to gal, sakykim taip šitą situaciją. Yra pliusų, yra minus.
Jo, važiuosim šį savaitgalį į sodybą Kupiškio rajoną, tai va tiek. Tai ant kapų užsuk. Ne, pakeliui. Gerai. Vaidutį? Aš tai dar laukiu, kol uošvis mirs. Ne, jeigu didžiausias pokytis, nu tai namą nusipirkom. Šiaip yra lengvesnių būdų. Radviliški. O tu, Airidai, pas tavį rimtai niekas ant tiek nieko neįvyko? Panas susiradau. Tai ta prasme, tai čia... Tu sakei, kad tu netekai mašinos, bet nepasakai, kad panas susiradai, tau neatsveria visiškai. Nu, dabar sudegink tiltus 2 sakiniais jo. Ne, neatsveria. Ne, gerai, ką, nu, jo, aš pamiršau tiesiog, aš per ilgai buvau Tinderio fazėje, tai... Per ilgai. Kokiais 3000 mečais per ilgai. Jo, tu buvai ties Tinderiu užsižai, tavegi buvo komandiruotės, anos komandiruotės metu tave užblokavo Tinderis. Jo, aš taip. Nes tu per daug tiesiog svaipinai. Nes Tinderis galvoja, kad Airdas botas yra tiesiog. Kur tiesiog... Žinot, kur jeigu jūs nukrentat arba staigiai kažką padarot, jie ir iPhone'ai, iWatch'ai išmeta, ar jums viskas gerai, tai Airidas ant tiek svaipino, kur rašo, ar jums viskas gerai, Tinderis tiesiog. Čia yra skaičių žaidimas, aš jums tai pasakysiu, nubai. Kalbant apie Tinderį, šiandieną kaimynė tiesiog įvažiuoja Kazlų Rūdą ir pirmas žmogus, kurį pamatau, yra Kazlų Rūdos meras. Ai, čia tas, ne, aš nežinau, sorry. Jis yra Tinderio. Tinderio žvaigždė, užskačelinės, ant įsikėlės fotkų. Kaip darai pravažiuodamas? Ar taip? Į kurią pusę, pro kurią pusę jo prasukai? Blemba, žinok, į kairę. O kas yra Tinderio? Čia gerai ar blogai? Aš nežinau. Airidai? Gerai ar blogai kairė? Kairė. Į dešinę gerai, į kairę blogai. Na, tai sorry. Hebra, gal kas turit pleistrą, biški laivas leidžia, piratai. O kaip jums normaliai, viskas gerai? Ar jūs turit visą laiką dabar plaukt, kad būtų gerai viskas? Jūs turit judėti dabar tiesa. Ar jūs semet vandenį rimtai? Jo. Jos pašovė pakrantės sargybą ir tiesiog. Visų... Bet šiaip mes dar neįvertinam vis dar Hebros, kiek jie pasiruošę buvo. O jūs nuomovotės šitą ar turėjo tiesiog? Nuomovotės? A, tai tada jau reiks grąžinti pusę. Bliot, kaip jūs sulinkę? Ai, Aš tik dabar pamačiau, kaip jūs sulinkę, jūs žiauriai blogai. Gal davai nebeskaitom klausimo, tiesiog pažiūrėjom laivų mūšį. Žaidžiam laivų mūšį, Hebra. Gerai, E5. Galite kažkas Titaniko muziką paleis dabar. Blet, ne Titaniko, sakiau. Ai, Antra tragiška su laivu susijusi nelaimė pasaulyje per 2 savaitės. Jo. Pauliau, dar turi klausimų? Dar? Nu, mes jau perskaitėm, taip. Man tai kada anūkai? Aš jaučiu, kad čia klausia Vidas, kuris mano uošvis yra. Aš turiu tokį įtarimą, nes aš prieš tai, kur bėgau ir žaidžiau su vaiku ir jisai toksai, reikia man tokai, reikia. Aš žinai, kaip supratau, kada tu turėsi anūkų. O ne kada. Jisai įsidavė, vadinasi, jam reikėjo klausti, kada vaikai, o ne kada anūkai, nes... Aš žiūriu, man tai kada anūkai, tai what the fuck? Jo, ačiū Vidai už klausimą, bet ne manęs klauskit, o Ievos reikėtų jums klausti. Aš tik tai... Įrankis. Jo. Ar kas nors mums paskolintų baidarę paskutinę... Su savim. Su savim. Irgi dovanosim merčą. Dovanosim merčą. Po vieną būna. Matau, turim. Kas dar? Va, turim. Gerai, davai. Priplaukit 3. Tai tu su to rudu... Priplaukit 3 ir mes varom. Paskutinis dalykas, ką norim padaryti, palaikykit favoritus. Gerai, galim iš karto įsiaiškinti. Kas galvoja, Dieve? Jūs tie, kurie plauks irgi su kažkuo? Jūs taip tiesiai trenkėtės į sieną, iš jūsų nieks neirkluoja. Davai, jie su mumis varžas irgi. Tu su... Ne, tai... Ne, gerai. Kas už Grimalį? Ok, turi fanų Mariukiai. Kas už mane? Gerai, nelabai atsipirko tas ištekėjimas. Oi, vedimas, tai yra Marijampolietės. Kas už Airidą? Ryčka, tu filmuok tiesiai, kad fotofinišą turėtume, jeigu ką. Jeigu norit, galite atvaryti ten pažiūrėti. Na ir sveiki visi baidarių sporto mylėtojai. Šiandien susirinkame į kasmetinės Marijampolės Marių Grand Prix.
dar kartelį ačiū labai visiems, ačiū, kad palaikėt, ačiū, kad dalyvavot, susitiksim arba kitur, arba kitų metų komandiruotėje, ačiū dar kartelį, čiau, čiau, čiau! Rimai, Pauliui ir Vaidučiui! Ir dabar keliamės į Kijevą. Čia ir katas, ir kotletą filmuok tada. Aš nusikalęs esu. Bet renginys fainai praėjo. Ačiū visiems Mariampoliai, kad susirinkot. Daug, žinom, kad daug turėjot iškentėti viską, susiveikti valtis, pabūt per lietų, bet galiausiai sakom ačiū labai, labai didelį. Ačiū. Kartosim kažkada, nes atrodė įspūdingai. Belia, kaip matėt jaučiu. Idėjai tu drono? Ne. Įdėk davai drono dabar, vat, vaizdus po manęs, kaip pasakai. Gerai. Ačiū. Čia ne aš. Šiukšlių maišą reikia surinkti viską čia. Girdėjau, Augustinai? Jo, aš neužmedžiu čia dabar. Tai mes dabar bendrausim nebe telefonais, o per savo kanalą, racijom. Ar taip, Augustinai? Tikrai taip. Vyčka, blėt, nefilmuo. Aš tikrinu šviesą. Vyčka, blėt, tu toks jausmas, tu galvoji, kad aš šuodas esu ir pulsi tau į kamerą tiesiog iš karto. O kas tu esi? Aš esu Mantas Grimulis junioras. Dramblys. Dramblys kambaryje. Orangutangas. O su vienu N rašas ir su dviem? G, ne su N asilė. Vėtų. N kitas žodis, dalmatinas. Gerai, ką tik turėjom gražiausią renginį. Nuoširdžiai. Aš, pavyzdžiui, žinai, kas man patinka? Man patinka, pavyzdžiui, kai mes sugalvojom, sakom, norim kažką naujo padaryti, ne? Mes pagalvojom, darom, bet didžiausia, ką padaro, tai tie, kurie atvaro. Vien tik jeigu ne jie, nu, tarsi man nebūtų. Svajonė būtų. Čia ir visiškas svajonė. Neišsipildytų svajonė. Čia ir yra esmė, kur tipo, o, sukurkit kažką naujo. Mes sukūrėm, bet žmonės yra dalis viso to. Ir tai, kad jūs atvarėte ir jie sukūrė, ir didelė dalis. Ir kažkaip pats man buvo visiškas surrealizmas, kai mes lenktyniavom po to. Ir jau kai baigėsi lenktynės, grįžom. Ir aš nesuprantu, kur aš esu. Atrodo, kad žmonės skinų prisipirko. Kiekvienas skirtingi su savo kažkokiom transporto priemonėm. Kas mina, kas pilį turi, kas supą turi, kas baidarė. Ir skirtingai apsirengia, žinai. Žiūri su džintais savaimės. Yra visas hidrekai šojos. Ir taip žiauriai, ir tas važiuoja, ir ta laimė gyla tiesiog. Vizualiai tikrai jaučiu per pastarosius keletą metų, nu, gražiausias renginys. Net ne tai, kad galbūt gražiausias, labiausiai ypatingas. Aišku, su tankais buvo, tipo, aukštai iškėlė kartelę, bet čia kažkas naujo. Mes nežinau, keliais metais mes jaučiu pakelsim oro balionus ir oro balionus sujungsim juos visus. Ir 10 oro balionų. Atskris Bransonas irgi įsišoks su jetpacku, pasuliutuos ir mes tai pavarysim iš karto. Tai va, žiauriai, aš tai dabar toks, wow, prasme, nuoširdžiai, wow! Šiaip žiauriai smagu laimėti pagaliau šitą vietą per 3 metus pirmą kartą. Tau labai rankos dreba, Ryčka. Nu, nes su vieną laikau svorį vis. Treniruokis vis vieną laikyti. Man tai, aš miegosiu su jomis. Ne, tu miegosi ant žemės.